Labai smagu Jūs matyti. Šiandienos webinaras yra skirtas pradedantiesiems, būtent tiems, kurie dar niekada nebuvo Canva programoje arba ten truputėlį nedaug buvo užsukę, pasižiūrėjo truputėlį, kaip kas vyksta ir nori vis dėlto jau žengti tą žingsnį, pradėti mokytis dirbti su šia programa. Tai truputėlį prisistatysiu plačiau, Neringa jau šiek tiek papasakojo, bet noriu daugiau papasakoti, kad žinotumėte, kas aš esu, kodėl galiu kalbėti apie tai, apie ką kalbu šiandien. Tai pati Canva programa naudojasi nuo 2019 metų. Tai jau 7 metai yra, kai naudojasi šią programą. Ir pati asmeniškai mačiau tikrai jau daug šios programos pokyčių. Tais 2019 metais, atsimenu, pati programa tikrai buvo daug paprastesnė, negu jinai yra dabar, buvo mažiau funkcijų, mažiau galimybių. Ir po truputėlį kiekvienais metais Canva vis augo ir užaugo į tai, ką mes turim dabar ir į ką šiandien kai kurie galbūt žvilgtelsit pirmą kartą, kai kurie galbūt naujom akim pamatysit tą programą. Tai pastaraisiais metais, dabar galvoju, gal 3 metai iš eilės, mokau Canva programą dirbti kitus ir suskaičiavau, kad per šį laiką turėjau daugiau nei 400 studentų. Tai studentai buvo labai įvairaus amžiaus. Patys jauniausi studentai buvo pradinių klasių moksleiviai. Pačios vyriausios studentės buvo seniorės, tai tikrai jeigu norim išmokti, nėra jokių kliūčių, amžius mūsų tikrai neriboja mokytis naujų dalykų. Ir ką aš veikiu visą dieną, šiaip darbe, kiekvieną dieną, tai kuriu turinį ir administruoju socialinius tinklus. Ir ką dar svarbu paminėti, manau, kad esu ir grafinio dizaino keliu šiek tiek žengusi, esu susidūrusi su vizualinio identiteto kūrimu, tai žinau ir bazinės grafinio dizaino žinias ir kaip formuoti įvaizdį prekės ženklams. Tai pagaliau kalbėkime apie Canva, užtenka čia apie mane. Ir Canva yra internetinė dizaino platforma. Tai kuo jinai patinka daugumai vartotojų, nes mes tiesiog į Google paiešką įvedę canva.com, canva.com, nukeliaujame į Canva ir galime jau prisiregistruoti ir dirbti šioje programoje. Tai reiškia, kad mums nereikia parsisiųsti jokių programų į mūsų kompiuterį. Yra tokia truputėlį išimtis, kad jeigu norim per telefoną mobilųjį naudotis Canva programa, tada mes turime iš App Store ar ten Google Play parduotuvės parsisiųsti programėlę, telefone reikia programėlės, kompiuteryje nieko nereikia, tiesiog interneto naršyklėje suvedam canva.com ir jau galim pradėti registraciją šioje dizaino platformoje. Tai šita platforma buvo pradėta kurti žmonėms, kad jie galėtų kurti dizainus be dizainerio patirties. Ir būtent kas leidžia šioje programoje kurti žmonėms be dizaino patirties, tai tūkstančiai, milijonai net dabar šablonų, yra pilna įvairių dirbtinio intelekto priemonių, kurios padeda žmonėms neturintiems grafinio dizaino išsilavinimo kurti gerus dizainus. Tai ką galima sukurti šioje programoje, tai yra labai mažai dalykų, kurių negalima sukurti. Tai ką galima kurti įvairų turinį socialiniam tinklam, galima montuoti reels, galima karuselės Instagramo kurti, galima įvairius viršelius susikurti, galima maketus reklaminius. Jeigu leidžiat Meta Ads, galit Meta Ads reklamom maketus susikurti. Jeigu norit spaudos pasidaryti savo verslui veiklai, galit skrajutes maketuoti, atsispausinti, galit vizitinės korteles susikurti. Jeigu turit artėjančią asmeninę šventę, galit susikurti kvietimus asmeniniai šventei. Taip, tai labai dažnai pastebiu žmonės kuria mergvakarių kvietimus, gimtadienių kvietimus, vestuvių kvietimus, netgi žmonės kuria su Canva programa. Toliau vienas dar iš populiaresnių dalykų yra prezentacijos, skaidrės, galima skaidres kurti Canva programoje ir netgi jas išeksportuoti PowerPoint formatu.
Tik ten yra šiek tiek niuansų, tai jeigu kažkam įdomu, galit paklausti, paaiškinsiu plačiau vėliau. Galim kurti įvairius dokumentus, tai yra ir Wordo alternatyva, yra Excelio alternatyva Canvoje, elektroninės knygos, galima netgi internetinės svetainės nesudėtingas sukurti, nuorodų puslapius įvairius. Tai žodžiu, Canva nelabai turi to, ko mes negalėtume su ja sukurti. Tai ką aš esu atradusi, ko negalima padaryti, tai negalima e-komercijos su Canva padaryti. Taip, tai e-shopo mes Canvoje nesusikursim. Ir kitas dalykas, jeigu mums reikia kažkokio jau mūsų ten verslas žengia į kitą lygį, mums reikia labai profesionalaus brandingo, tada Canva jau neturi tokio tikslumo įrankių, kad mes labai jau ten iki milimetrų viską pasižiūrėtume ir susikurtume. Bet visą kitą galima sukurti ir kaip Canvos dabar šūkis yra, visą tai, ką galime įsivaizduoti, galime sukurti su Canva. Tai aš tam tikrai pritarčiau. Ir pradedant dirbti su šia programa, dažniausiai kliūtis būna ne pati programa ar žinių trūkumas, bet būtent ribojantys įsitikinimai ir mokant kitus naudoti šią programą, ko aš tik negirdėjau. Ir per daug mygtukų, ir sukurti dizainai negražiai atrodo, ir nežinau, kokias spalvas pasirinkti, ir šablonų kiek daug Canvoj. Ir visiems atrodo, kad reikia labai daug žinių turėti, kad galėtume pradėti, bet vat būtent šiandienos tas susitikimas ir tam yra skirtas, kad aš jums parodyčiau, jog nereikia visko iš karto daryti. Taip, tai kaip mes ir, pavyzdžiui, valgom pyragą. Tai iš karto nepraryjam viso 2 kg pyragų. Taip, atsipjaunam gabalėlį ir po kąsnelį mes valgom tą pyragą. Tai taip yra ir su Canva. Galimybės beribės, bet mes atsirenkam, ko reikia būtent mūsų atvejui ir ten toliau gilinamės ir po tą gabalėlį, po tą kąsnelį valgome. Tai pamirštam tuos įsitikinimus, kad turim būti grafikos dizaineriai, kad galėtume naudoti šią programą arba kad ten labai sudėtinga, per daug ir taip toliau. Tai keliaujam dabar be tų įsitikinimų toliau ir žiūrim apie Canva. Tai jeigu dar niekada nebuvot Canva programoje, tai tiesiog paprastuoju būdu į Google paiešką įvedat canva.com, spaudžiat Enter ir užsiregistruojat į Canva. Užsiregistruoti galima su labai daug būdų ir elektroniniu paštu, ir su telefono numeriu, ir su Google paskyra, tai tiesiog paprasta standartinė registracija. Ir kai mes užsiregistruojam Canva programoje, atsirandame pradinėme lange tokiame. Ir ką dar svarbu žinoti apie Canva programą, tai kad yra planai Canva programai. Tai yra nemokama versija, kuri mums visai nieko nekainuoja, mes galim naudotis paprasčiausiomis funkcijomis ir kurti visai nemokamai. Toliau yra Pro planas, čia yra mėnesinė suma, šita metinė suma, mėnesinė suma yra apie 12 eurų mėnesiui. Ir su šitu planu Pro mes gaunam daug daugiau įvairių nuotraukų, galim naudoti iš Canvos bazių, daugiau funkcijų įvairių gaunam, dirbtinio intelekto prieigas ir daug dalykų, kuriuos dar eigoje parodysiu, ir prie visų elementų, kurie yra mokamos versijos, yra tokia karūnėlė, tai galima bus atpažinti. Tai eigoje vis parodysiu, ką galima padaryti su nemokama versija ir ką galima padaryti su mokama. Toliau yra business planas, tai čia yra planas, kai mes dirbame su komanda. Jeigu mes turim savo veiklą ir turime, pavyzdžiui, 2-3 žmonės, kuriuos norime, nuo 3 žmonių yra business planas, jeigu turime 3 žmonės, mes juos galim prijungti į bendrą paskyrą ir imti šį planą. Jeigu dirbam vienas, nesam solo verslas arba tik vienas, naudojamės Canva programa, tai reiškia, mums tinka arba free planas, arba pro planas. Jeigu enterprise planą
galvojam, kas čia yra, ane, tai Enterprise planas jau yra skirtas didelėm organizacijom, didesnėm ir jau organizacijom ten visokių skirtų priedų yra. Tai gal šitoje vietoje nesiplėsiu, nes yra pradedantiesiems skirtas dalykas ir aš manau, kad jums aktualiausia dalis turėtų būti Free ir Pro planai Canvai. Lyginant su kitomis panašiomis programomis, čia yra labai tikrai gera kaina ir tuoj pamatysit, kiek čia visko galima gauti už šią kainą. Ir dar vienas svarbiausias dalykas, tai ką jūs galit netgi šiandien padaryti arba kai jau nuspręsit pradėti dirbti su Canva programa, pasiimti nemokamą bandymą. Tai visiems naujiem vartotojams Canva duoda Pro planą išbandyti nuo 14 iki 30 dienų. Dažniausiai duoda 30 dienų išbandyti Pro planą nemokamai. Kai kuriem iš savo studentų pastebiu, kad duoda tik 14 dienų, bet man kiek tekę susidurti, duoda 30 dienų bandomąjį laikotarpį ir mes būtent per šį laikotarpį galim nuspręsti, ar mums visgi reikia tų pro funkcionalumų, ar mums nereikia. Tai tikrai siūlau išbandyti. Tai dar kokį dalyką iš praktikos noriu papasakoti. Tai kad užsisakant planą, kai užsisakinėsit, dabar čia gal pritrauksiu, kad geriau matytumėt, kai užsisakinėsit planą, šitą free pabandymą, būtinai pažymėkit, kad norit mėnesinį mokestį taikyti, tada spaudžiam next. Kodėl mėnesinį mokestį? Nes imant nemokamą bandymo laikotarpį, jūs turite suvesti savo bankinės kortelės duomenis. Ir jeigu pražiopsosim datą, šiuo atveju pas mane rodau, kad bandomasis laikotarpis baigsis birželio 3 dieną, jeigu pražiopsosim šitą datą, mums automatiškai nuskaičiuos tuos 12 eurų. Tai už tai siūlau pažymėti 12 eurų, o ne 110, kad automatiškai, jeigu netyčia pamiršim kažką atšaukti, nuskaičiuotų 12 eurų, o ne 110. Ja, ir toliau labai paprastai tiesiog pradedam nemokamą bandomąjį laikotarpį, čia bus kortelės duomenų suvedimas dar vienam tarpe ir Canva nuo kortelės nuskaičiuos 1,20 ir už kelių minučių grąžinsim 1,20. Tai patikrins, ar jūsų kortelėje viskas tenai yra gerai. Ir tada jau gausim mes prieigą prie visų pro dalykų ir 30 dienų galėsim naudotis įvairiais dalykais. Ką siūlau daryti, tai iš karto, kai pasiėmat nemokamą narystę ir nežinot, ar jūs norėsit toliau tą planą tęsti, keliaukite ant savo nuotraukytės, paspauskite apačioje, keliaukite į settings, billing ir atšaukite planą. Taip, tai tada apsidrausite, kad jums netyčia nenuskaičiuos ant tų 12 eurų. Jei norėsite, visada galėsite pratęsti. Tai pabandymui tikrai siūlau pasiimti, išbandyti, pasinaudoti šią Canva galimybę. Tai ir dar dabar niuansai tokie yra, kad Canva gali nemokamai naudotis švietimo įstaigos, nepelno siekiančios organizacijos. Tai jeigu jūs atitinkat kažkurią iš šių kategorijų, galit papildomai pasidomėti, yra tikrai nemažai informacijos ir jeigu jūsų įstaiga atitiks Canva reikalavimus, galit naudotis nemokamai. Tai pas mane tikrai ateina mokytojos, ateina vaikų mamos, kartais vaikų paskyrom pasinaudoja, tai galit pasižiūrėti, pasidomėti ir šitais niuansais. Ir buvau pažadėjusi aprašyme, kad aptarsim kelias dažniausiai pasivartojančias klaidas maketavimą, kai dirbam su Canva programa, nes iš patirties esu mačius, kad yra žmonių, kurie jaučia tiesiog, kaip reikia padaryti ir jiem gerai iš karto gaunasi, yra žmonių, kuriem reikia žinoti kelias taisyklės. Tai prabėgsim tokius dalykus, bazė trumpai, čia bus 4 ar 5 punktai ir pasižiūrėkime, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai mes toliau jau keliausime labai greitai į Canva programą ir maketuosim. Tai viena iš didžiausių klaidų yra prastas kontrastas. Tai kas yra tas kontrastas? Tai skirtumas tarp, pavyzdžiui, fono ir teksto. Jeigu mes turim tamsų foną,
tada tekstas šviesus, geras kontrastas. Jeigu šviesus fonas, tada tamsus tekstas. Kai mes turim prastą kontrastą, baltą, tarkim, baltas fonas ir pilkos raidės, mums tampa labai sunku skaityti tą tekstą. Ir pavyzdžiui, dabar galiu papasakoti nutikimą iš realaus gyvenimo, tai šitą pavyzdį dažnai naudoju mokymuose, kai bandau parodyti, kas yra geras ir prastas kontrastas. Ir vedžiau mokymus mokykloje ir per multimediją šito netgi nesimatė, kad čia būtų kažkas iš vis parašyta. Tai reiškia, kontrastas toks mažas, kad net nematė pavyzdžio žmonės sėdintys auditorijoje ir jie turėjo ateiti ir pažiūrėti per mano kompiuterio ekraną, kad ten iš tikrųjų yra kažkas parašyta. Tai todėl mums reikia atkreipti dėmesį, kad būtų pakankamai geras kontrastas, kai mes darom vizualus, kad aiškiai galėtume skaityti tekstus. Yra galimybė pamatyti vizualiai tą dalyką, ne, prastas ir geras kontrastas, bet jeigu mums yra sudėtingiau nuspręsti, ar tas kontrastas yra geras, ar jis yra prastas, mes galim visada pasinaudoti Canvoje esančių įrankių. Galim keliauti, kai jau kūrėme dizainą, ne, esame dizaino lange, vėliau parodysiu, kaip iki jo nukeliauti, tai mes galim nueiti į File Accessibility, Check Design Accessibility ir man patikrins visą kontrastą, ar visur tekstas yra įskaitomas. Taip, tai čia yra, rodo, kad yra 7 kontrasto klaidos. Tai aš jas esu tyčia čia padariusi, tas klaidas, už tai jas randa, nes, pavyzdžiui, jeigu aš turiu spalvų paletę, ne savo prekiai ženklų, nes mes visgi kalbam apie prekiai ženklų šiandien dizainą, kaip jums savo prekiai ženklams susikurti, ir turime prekiai ženklų spalvų paletę, turim kombinacijas visas, kurios iš tos spalvų paletės susideda ir mes matom, kad ant tamsiai mėlyno baltai galim rašyti, ant tamsiai mėlyno šviesiai mėlynai galim rašyti, ant balto tamsiai mėlynai galim, bet ant balto šviesiai mėlyno jau nerašysime, nes bus prastas kontrastas. Tai šitą klaidą labai daro dažnai ir grafikos dizaineriai, kartais būna atsiunčia klientai profesionaliai sukurtus brandbookus, kad galėtume toliau tęsti darbus pagal jų brandbooką, kurti turinį socialiniam tinklam, tarkim. Ir nebūna nei vienos spalvų kombinacijos, kuris sudarytų gerą kontrastą. Tai kuriant reikėtų per Canvą pasitikrinti, ar tas kontrastas yra geras. Jeigu ne per Canvą, tai yra dar internetinė svetainė tokia ir čia galima suvesti spalvų kodus ir pasitikrinti, koks yra kontrastas. Ir kaip suvesti tuos spalvų kodus, tai Canvoje yra paspaudus ant elemento, kuris nuspalvintas ta spalva, keliaujame ant burbuliuko čia ir nusikopijuojam spalvos kodą. Nusikopijuojam su Ctrl+C spalvos kodą, keliaujam į programą ir tiesiog pasirašom, Ctrl+V įsiklijuojam ir pasižiūrim. Taip, tai jeigu čia gali būti žaliai, tai viskas puikiai, gali būti geltonai, tai bus prasčiau, bet jeigu geltona, tai galim didelėm raidėm naudoti, bet jeigu raudona, tai viskas mes tokios kombinacijos nebenaudojame. Tai siūlau pasižiūrėti kontrastą, kad nebūtų paskui tokių netyčia nutikimų, kad nuvažiavus, pavyzdžiui, pristatinėti skaidrių kažkur, jūsų auditorija nieko nebematytų. Tai pasitikrinam, jeigu tamsus tekstas, šviesios raidės, jeigu tamsus fonas šviesios raidės, jeigu šviesus fonas tamsios raidės. Bet čia nekalbu apie juodą baltą, ne, čia tiesiog toks yra pavyzdys. Toliau, kas būna dar labai dažnai, tai šriftai būna nepritaikyti lietuvių kalbai. Tai jeigu mes komunikuojam lietuvių kalbam, mums reikėtų pasitikrinti, ar mūsų išsirinktas prekiai ženklo šriftas palaiko visas lietuviškas raides. Ne, pavyzdžiui, atsiranda tokia Z raidė, kurios mes lietuvių kalboje nenaudojam. Arba atsiranda visai kito šrifto raidės. Ne, čia, tarkim, rašytinį mes šriftą turim, bet atsiranda raidžių, kurios nėra palaikomos to šrifto. Ir kartais pagauna reklamos ar socialinių tinklų įrašai, kai
tame pasirinktame prekės ženklo šrifte nėra būtent tų raidžių. Tai kaip tai reikėtų padaryti? Tai kai turit išsirinkę šriftą, tiesiog susirašom visas raides, visus ženklus ir keliaujam po truputėlį ir tikrinam, ar jie yra visi pas mus palaikomi, visos tos raidės yra, tas šriftas palaiko visas lietuviškas raides. Tai pavyzdžiui, ranka rašytą šriftą labai sunku surasti, kad jis palaikytų visas lietuviškas raides. Būna nemažai tokių išsikraipimų visokių. Tai reikėtų pasižiūrėti, pasitikrinti, ar viskas gerai su tuo šriftu. Pavyzdžiui, matot, jau iš karto atsiranda, kad aš jau iš to šrifto, jei komunikuoju lietuvių kalba, nelabai galiu naudoti. Tai reikėtų pasitikrinti, jeigu mes jau tą šriftą ilgai naudosime, ne tik vienam maketui. Dabar su Ctrl+Z grįžtu į tai, kas buvo pradžioje. Pasirinkti tai, kas buvo. Pasirenku atgal šriftą. Ir jeigu dar tik tai rinksitės, pavyzdžiui, savo prekės ženklui kažkokius šriftus, siūlyčiau pradėti nuo 2 šriftų kombinacijos, tai vienas šriftas antraštėms, kitas šriftas pagrindiniam tekstui. Tai šitų antraščių šriftas jis gali būti išraiškingesnis, ryškesnis, galbūt įdomesnis kažkoks, o pagrindiniam tekstui renkamės tokį šriftą, kad jį būtų smagu skaityti. Tai neprisirenkam 10 skirtingų šriftų vienam vizualui, užtenka 2 pradžiai tikrai šriftų. Keliaujam toliau ir visgi tas šrifto pasirinkimas jis yra svarbus. Ta pati žinutė parašyta skirtingais šriftais reiškia labai skirtingus dalykus. Pirmas pavyzdys, kai mes parašom tokiu mielu šriftu, aš visada tave surasiu, skamba kaip romantiška žinutė, ne, bet jeigu parenkam visai kitą šriftą, skamba lyg jau prasidėtų siaubo filmas kažkoks. Taip? Tai kai renkate šriftą ir visus kitus dalykus, ir spalvų paletes, ir nuotraukas, pagalvokit apie savo prekės ženklą, koks jis yra. Ir prisitaikykit pagal jį tuos elementus. Toliau dar vienas dalykas, viena iš dažniausių klaidų, tai teksto hierarchijos nebuvimas. Tai ką tai reiškia? Tai kad makete yra dalykai, kai kurie vieni dalykai yra svarbus, kiti mažiau svarbus ir kiti dar mažiau svarbus. Vienus dalykus mes pamatom pirmiau, kitus truputėlį vėliau, kitus dar vėliau. Tai pagrindinė informacija pati svarbiausia turėtų būti užrašyta didžiausiu šriftu, mažiau svarbi informacija mažesniu, mažiausiai svarbi dar mažesniu šriftu. Ir čia yra pavyzdys, kai vienodame lygyje visa informacija, ir kitas pavyzdys, kai yra informacija jau išdėstyta nuo didžiausio iki mažiausio. Ir kaip yra su tuo pasirinkimu, kas čia svarbiausia, kas mažiau svarbu, tai būna ateina žmonės ir sako, čia viskas svarbu. Svarbu ir kada prasidės koncertas, ir kokia grupė koncertuos, ir koks pavadinimas, ir laikas, viskas svarbu. Bet yra toks pasakymas, kad jeigu viskas svarbu, tai iš tikrųjų niekas nesvarbu, tai reikėtų pagalvoti visgi, kas yra svarbiausia. Ir čia yra pavyzdys, kaip išsidėlioja ta hierarchija. Pirmiausia, pamatom šitą tekstą, tada šitą ir tada jau paskutinį pamatome mažiausią tekstą. Tai jeigu mes knygą prieš save atsiverčiam, bus skyriaus pavadinimas parašytas didžiausiamis raidėmis, o jau toliau tekstas mažesnėmis raidėmis. Taip? Tai laikomės tos hierarchijos, žiūrim, atrenkam, kas pas mus yra svarbiausia. Ir paskutinis dalykas, kurį įdėjau, tai yra saugos zonų nesilaikymas, kai prilipdom savo dizainą prie pat kraštų. Reikėtų atitraukti nuo kraštų dizainą atitraukiam, kad jis būtų švarus, tvarkingas ir nenusikirstų jo kampai
Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, tarkim, jeigu mes įkeltume į Instagramą tokį variantą, mūsų tinklelyje jis jau nusikirstų, mes nematytume pačių šitų pradinių raidžių. Tai tiesiog laikomės saugos zonų ir dar dėl to mes jų laikomės, kad žmonėms būtų smagu skaityti. Daug smagiau skaityti, kai yra atitraukta nuo krašto, bet neprilipdyti. Ir kaip yra su saugos zonomis, tai galima įsijungti saugos zonas paraštės Canva programoje, failas settings ir rodyti paraštės mes paspaudžiam, įsijungiam ir atsiranda tokia brūkšninė linija, mes matom paraštės, tai reiškia, kad aš darydamas skaidres negaliu savo teksto prilipdyti nei čia viršuje, nei čia apačioje, nei čia labai prie krašto, laikausi saugos zonų, įsidedu visą informaciją tvarkingai, kad niekas niekur nenusikirptų. Ir dar vienas dalykas su saugos zonomis, tai kai išeksportuosit dizainą, jų nesimatys, tai jų nereikia išjunginėti kažkaip, mes vieną kartą jas įsijungiam ir galim daugiau neišjungti. Ir dar vienas dalykas, tai Canva automatiškai atitraukia kažkiek nuo kraštų, bet mes kuriant turinį turėtume įsivertinti, nebūtinai turinį, bet ir maketuojant dalykus, įsivertinti dar kitus dalykus priklausomai nuo to, ką mes maketuojam. Pavyzdžiui, jeigu Reels darysim, montuosim Reels per Canva, turim įsivertinti, kad atsiras dešinėje pusėje širdelės ir komentarai, mes negalim per daug uždengti ir taip toliau. Tai reikia įsivertinti ir dar šiek tiek daugiau, bet Canva labai gerą bazę duoda, mes jau jeigu tiek padarysim, bus labai labai gerai. Na ką, ir keliaukime prie tų praktinių žinių. Tai kai prisijungiat prie Canva programos, tiesiog suvedamės į Google paiešką canva.com ir prisiregistruojam, ten labai paprasti žingsneliai yra. Jeigu reikės, galėsim paskui daugiau pakalbėti apie tai, galit parašyti komentarą, jei norite daugiau apie prisijungimą sužinoti. Tai ten tikrai ganėtinai paprastas standartinis dalykas. Taip, tai atsirandame pagrindinėme lauke ir ką reikėtų pačioje pradžioje žinoti. Tikrai visko nemažai, ir čia juosta yra, ir čia dar viena juosta. Tai ką mes turim? Mes turim home langą, namų langą. Ir mes čia turim tokį kaip pagreitinimą kūrybai. Čia yra dažniausiai naudojami dalykai ir galiu rinktis ten, pavyzdžiui, kursiu prezentacijas, spaudžiu ir mane nukelia tiesiai į prezentacijos kūrimo langą. Dabar išjungiu. Ta patį galiu padaryti per Create mygtuką ir čia man patogiau asmeniškai paspaudus tą violetinį mygtuką, nes čia aš dar daugiau galiu įvairių pasirinkimų matyti. Aš spaudžiu, kad kursiu prezentacijas, tarkim, ir man rodo, kad aš jau galiu ir šablonų keliauti, pažiūrėti, paspaudžiu socialiniam tinklam kurti. Man iš karto jau rodo, ką aš galiu kurti. Instagramo įrašo dydis iš karto yra, Instagram story dydis iš karto yra. Tai reiškia, kad man nereikia papildomai žinoti, kokie yra tam tikros platformos dizaino dydžio reikalavimai, man jau pati Canva sufleruoja. Taip? Aš galiu labai lengvai pasirinkti ir tęsti savo kūrybą. Ir netgi galiu išsifiltruoti, jeigu man aktualu kurti Facebook'ui, galbūt man aktualu kurti Instagram'ui ar kažkokiam kitam socialiniam tinklui, o galbūt video kursiu. Tai man iš karto jau yra nuorodos, kaip tai daryti. Spaudai, standartiniai įvairūs nustatymai. Tai galima visko čia pasižiūrėti. Yra ir Excelio alternatyva Canvoje. Tai viską galima čia susižiūrėti, pasiieškoti. Netgi su viena studente radome, kad yra galimybė kurti knygų skirtukus netgi. Tai toks platus pasirinkimas Canva programoje. Tai jeigu nerandate kažko, galite visada rašyti į paskyrą. Dar vienas dalykas svarbus pradedantiesiam, tai ką manęs labai dažnai paklausia pradedantieji, tai apie kalbą. Jiem būna, tai man dabar čia anglų kalba reikės viską rašyti.
Tai galiu pradžiuginti, kad ne, jau Canva puikiai veikia lietuvių kalba, tai paieškoj gali drąsiai rašyti lietuviškus sakinius, lietuviškus raktažodžius įvairius. Kartais veikia geriau anglų kalba tam tikri dalykai, bet tikrai puikiai veikia jau ir lietuviškai. Ir pavyzdžiui, jeigu dirbat su dirbtiniu intelektu, galit užklausas Canvos dirbtiniam intelektui rašyti lietuvių kalba ir tikrai puikiai viskas suveiks. Tai nebijokite kalbos barjerų ir jei tai buvo viena iš jūsų baimių, kodėl nepradėjau dirbti su Canva programa, tai jau šita baimė nebepagrįsta. Galime drąsiai visi kurti ir nebijoti to kalbos barjerų. Tai galim į paiešką pasirašyti ir paieškoti tam tikrų dalykų, nesvarbu, kokią kalbą mes suprantam ir kokią kalbą galim ieškoti. Toliau galim personalizuotą dydį kažkokį įsirašyti, jeigu mes turim kažką specifinio, ko nėra tarp Canva jau paruoštukų šitų, galim įsirašyti tiesiog matmenis ir sukurti dizainą. Tai tiek iš šitos būtent vietos, tai pradedant labai svarbu žinoti, nuo ko startuoti, jeigu mes norim startuoti nuo tuščio balto lapo. Bet kaip yra su pradedančiaisiais ir ne tik pradedančiaisiais, ir aš pati tai mėgstu daryti, nors jau 7 metai Canva programų ir tikrai ne pirmi maketai jau, tai siūlau keliauti į šablonus. Kai mes nukeliaujam į šablonus, mes turim gausybę pasirinkimo ir starto taškų mūsų kūrybai. Jeigu mes norim kurti, prezentaciją, paspaudžiu ir man rodo gausybę šablonų, su kuriais galiu aš pradėti kurti prezentaciją. Jeigu aš noriu kurti dar kažką sugalvoti, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo šablonai, kvietimai įvairūs. Aš galiu tai padaryti labai lengvai, man nereikia nuo nulio visko pradėti. Pavyzdžiui, galbūt aš noriu ištestuoti savo verslo idėją ir man reikia greitai susikurti logotipą, pačiam nuo nulio pasidaryti. Aš galiu keliauti prie logotipų, susirasti ir savo personalizuoti šį logotipą ir jį naudoti savo verslui. Tai tikrai galiu pasakyti ir iš patirties, kad žinau nemažai sėkmingų verslų, kurie būtent dar iki šios dienos naudojasi Canvoje sukurtais logotipais ir viskas su tuo yra labai gerai. Tai turim daug įvairių dalykų, iš ko mes galim rinktis. Čia galit į šoną paeiti su pelyte arba šitoje vietoje tiesiog paspausti ir pasižiūrėti, kas gero yra. Arba galima rašyti į paiešką ir paieškoje susirasti. Tai dabar paimkim kažkokį maketą ir nukeliaukim, pasižiūrėkim, ką mes jame galim personalizuoti, kaip atrodo ta mūsų Canva iš vidaus. Žiūriu, ką būtų čia geriau paimti, kad jūs matytumėte daugiau pavyzdžių. Paimkim gal kažkokį socialinių tinklų, Instagramo, tarkim, įrašą kažkokį paimsim ir mes tada galėsim pasižiūrėti, ką mes galim su juo nuveikti. Dar vienas toks intarpas apie šablonus, ką mes čia turim Canvoje, tai šitie šablonai, jie yra kurti žmonių ir tie žmonės nebūtinai jie yra profesionalūs grafikos dizaineriai. Tai mums visgi, kad imame šabloną, reikėtų įsivertinti, ar jame tikrai viskas gerai, kažkiek pagalvoti, galbūt pasitarti su Canvos dirbtiniu intelektu. Tarkim, turim dabar šabloną, aš spaudžiu tiesiog Customize this template ir mane nukels. Tai dar vienas dalykas, ką atsiminiau, tai va čia būtent ir yra tas
Pro ir ne Pro versiją. Matot, Pro šitie šablonai pažymėti su karūnėle, ne Pro neturi jokios karūnėlės. Tai jeigu jūs neturit Pro plano, ieškom, kad būtų be karūnėlės dizainas. Taip, tai spaudžiu dizainą, galiu dar ją pačią pavažiuoti, pažiūrėti, ką man siūlo daugiau iš panašios stilistikos. Jeigu man šitas dizainas tinka, aš spaudžiu Customize this template ir keliauju jau į patį redagavimą. Ir mes viską čia galim keisti, daryti pagal save. Tai pagrindiniai dalykai, aišku, yra spalvų keitimas. Tai kai mes norim pakeisti spalvą, mes tiesiog spaudžiam ant elemento, kuriam norim pakeisti spalvą, spaudžiam spalvos rutuliuką ir ieškom spalvos, kurią norėtume uždėti. Jeigu žinom spalvos kodą, galim čia įvesti spalvos kodą, jeigu arba šiaip rankiniu būdu parinkti spalvą. Tai galim pakeisti spalvą, tarkim, pakeičiu baltą ir galiu iš kreminės pakeičiu į baltą ir galiu pasirinkti šitoje vietoje, kad visame šitame dokumente kreminę spalvą pakeistų į baltą spalvą. Spaudžiu Change All ir nukeliauju, man viskas pasikeičia. Tai taip yra su kiekvienu elementu. Mes tiesiog paspaudžiam ant to elemento, kai kurie elementai gali būti sugrupuoti grupėmis, tai mes juos išgrupuojam ir keliauju ant teksto, galiu pakeisti teksto spalvą, galbūt aš visur noriu tamsiai mėlynai rašyti, spaudžiu Change All ir man visas tekstas pasikeičia į mėlyną spalvą ten, kur jis buvo juodas. Tai labai paprastai galiu pasiimti savo prekės ženklų spalvas ir susidėti jas į jau Canvoje esantį šabloną. Tai kaip būna, jeigu mes turim kažkokias jau gaires, spalvų kodus, galbūt mums dizaineris jau sukūrė tam tikrą dokumentą, galbūt stiliaus gaires sukūrė, galbūt mes turim brandbooką. Mes būna tam brandbooke dažniausiai nurodyti spalvų kodai, taip spalvų paletė sudėta ir spalvų kodai. Tai vat būtent šitą spalvų kodą mes ir naudojam Canva programoje. Pas 2 kartus sprakteliu, taip pat kaip ir Word'e kažkokiam ar kitoj programai naudočiau, daryčiau. Lygiai taip pat tiesiog pelyte pamėlynuoju, Ctrl+C spaudžiu ir keliauju į savo dizainą ir galiu, dabar pamiršau, kokią spalvą nukopijavau. Šviesę, ką nukopijavau, tai tarkim foną dabar šviesų padarysiu, spaudžiu foną, spaudžiu spalvų ratuką, spaudžiu pliusą, Ctrl+V įklijuoju spalvą ir turiu savo prekės ženklų spalvą jau šitame dizaine. Spaudžiu Change All ir pasikeičia viskas ir pasikeičia visur, kur buvo balta, į tą mano truputėlį pilkšvesnę spalvą. Tai šitoj vietoj prisitaikom taip savo prekės ženklą. Kitas dalykas yra su šriftais, tai irgi labai paprastai mes paspaudžiam ant šrifto, žinom kažkokį šriftą, kurį naudojam ir mes pasispaudžiam ir spaudžiam Change All ir visame dokumente antraščių šriftas pasikeičia į mano prekės ženklo šriftą. Spaudžiam kitą pagrindinio teksto šriftą, spaudžiu pagrindinio teksto, spaudžiu Change All ir pasikeičia man visame dokumente į mano prekės ženklo šriftą. Tai kaip yra su šitų maketavimu, tai galbūt mums ne viskas tinka šitam šablone, taip, tai jeigu kažkas netinka, mes pažymim tą objektą, tiesiog spaudžiam Delete ir galim susirasti tai, kas mums patinka. Mes galim keliauti į Canvoje esančius elementus ir pavyzdžiui, pasirinkti čia esančią kažkurią skiltį. Tai Canva elementai yra bazės dalykų, kuriuos mes galim naudoti savo dizainus. Mes galim įsidėti įvairias formas.
mes galim įsidėti įvairius grafinius elementus. Galim į paiešką čia rašyti lietuvių kalba, nebūtina jau dabar angliškai rašyti, galim įsidėti kažkokių grafinių elementų. Galim įsidėti 3D elementų, yra visokių, galim animacijų, nuotraukų bazė yra, galbūt mes norime kažkokią nuotrauką įdėti. Taip, sprakteliu tiesiog vieną kartą ant to elemento, kurį noriu įsidėti ir galiu su ta nuotrauka jau toliau dirbti. Paimu, paspaudžiu ant jos ir atsiranda man dalykai, kuriuos galiu keisti. Pavyzdžiui, pasididinu, tarkim, tą nuotrauką. Dabar jau tekstas nesimato, pakeliu tekstą į viršų ir taip vyksta tas darbas. Teksto bloką galiu pasikelti, pasinešti, galbūt nuotrauką noriu apsikarpyti, pasimažinti, tai nuotrauką galima už šitų vidurinių ilgesniųjų dalių pasimažinti, pasididinti ir, pavyzdžiui, panešu žemyn. Ir turim tokį paprastą jau pradinį maketą. Jeigu man kažko nereikia, aš išsitrinu, prisidedu. Jeigu man, pavyzdžiui, tekstas per didelis, aš paspaudžiu ant jo, tai kuris objektas yra pažymėtas pas mus violetinė linija, tą objektą mes galim redaguoti. Tai tarkim, turim tekstą dabar paspaudžiam, man nelabai patinka, kad jis čia į 3 eilutes pasidalinęs, norėčiau, kad į 2 eilutes tilptų, aš spaudžiu, mažinu tekstą, kad man jis tilptų į 2, pavyzdžiui, eilutes ir galėčiau taip gražiau viską sudėlioti. Ir turiu viršelį, galiu daryti kažką toliau. Ir taip su kiekviena skaidre mes keliaujam. Taip, pavyzdžiui, galbūt man netinka teksto lygiavimas. Aš galiu visada pasižymėti tekstą ir padaryti, kad jis būtų tvarkingai pagal kairį kraštą, kad būtų žmonėms smagu skaityti ilgesnį tekstą. Taip, tai tokia rekomendacija iš manęs, kad jeigu mes turim ilgesnį tekstą, daugiau nei 4 eilutės, mes pasirenkam kairinį lygiavimą, taip pat kaip knygos būna parašytos, kad būtų žmogui smagu skaityti ilgesnį tekstą. Taip, ir pasidėliojam, išsitrinam, ko mums nereikia ir taip tęsiam kūrybą, dėliojam tuos elementus. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, savo nuotrauką, kurią mes norim įsikelti, galim keliauti prie Uploads ir čia įsikelti ir spausti Upload Files ir įsikelti savo kažkokią nuotrauką, video, audio, galim įsidėti. Ir šitoje vietoje, jeigu įkelsim video, atsiras dar papildomai video skyrelis, gražiai išrūšiuoja. Galim sujungti su Google Drive, pavyzdžiui, Dropbox'u, galim sujungti savo Canva ir čia matyti tenai esančius failus. Tai kaip dabar paprastuoju būdu, kaip man patinka daryti, tai aš kai kažką maketuoju, tai dažnai turiu dalykus susidėjus pas save ant kompiuterio ekrano tiesiog, tai aš susimažinu savo ekraną ir nuo kompiuterio ekrano tiesiog įnešu tą nuotrauką, su kuria noriu toliau dirbti. Tai taip, tokie minimalų žingsniai, kaip mes galim paprastai susikurti tam tikrą dizainą, kai tik pradedame ir nenorim apkrauti savo galvos su daugybė funkcijų. Taip, ir dabar išeinam. Taip, ir dabar ištrinu tą, patraukiau ir dabar sugrįšiu, nes nematyt, ką padariau. Tai dabar čia yra sluoksniai Canva programoje, tai viskas dedasi, ir mano viena studentė labai gerai sakė, kad kaip sumuštinis, taip. Tai mes turim pagrindą foną, tai kažkokią mūsų mėgstamą duoną, tarkim, pasidedam ir tada ant tos duonos viską mes sluoksniuojam. Tai taip yra ir su dizainu. Tai ant duonos ten tepam kažkokią užtepėlę, dedam sūrio, ten pomidorą, galbūt kažkokį tai su dizainu, taip pat mes turim foną, ant to fono dedam nuotrauką, ant tos nuotraukos dedam tekstą ir taip viską sluoksniuojam. Tai
Dabar praktiškai parodysiu, kaip tai atrodo Canvai, tas sluoksniavimas. Aš spaudžiu čia tritaškį. Gali būti, kad pas jūs nebus taip išsidėlioję daug kaip pas mane. Ne, tai pavyzdžiui, susirandu, kad būtų čia parašyta position. Gali kitaip šitą juostą atrodyti, jeigu kitą kažkokį elementą pasirinksit. Spaudžiu position ir čia atsidarau layers. Yra kitas dar skirtukas, bet aš čia atsidarau layers. Ir matot dabar, pas mane yra pirmas sluoksnis fonas, antras sluoksnis nuotrauka, kurios mes nematom, nes ta nuotrauka yra pakišta po kitą nuotrauką. Tai aš dabar pakeliu šitą, nežinau, čia vandenyno vaizdas greičiausiai, kažkokia sala, nepakeliu į viršų ir mano sluoksnis dabar jau gėlių pereina po apačią. Tai jeigu jums atsitinka taip, kad jūs įkeliat kažkokį elementą ir jis tiesiog dingsta jums, tai eikit ieškoti tarp sluoksnių, nes jis greičiausiai yra pasislėpęs po kitais elementais. Tai mes turim sluoksnius ir galim juos taip nešioti ir dėliotis, kaip mums patinka. Net tarkim, jeigu mes turėtume kompoziciją, kai mes norim parašyti, čia dabar prastas skaitomumas, bet čia tiesiog kaip pavyzdys, jeigu mes turim tekstą kažkur pasislėpusį, ne, galime jį paimti, iškelti į viršų, kad jis matytųsi. Tai dabar ištrinu šitą sluoksnį, spaudžiu, pasižymiu, aš jį galiu ir čia pasižymėti tenai ir ištrinu su šiukšlinė, pasilieku tik gėles, kurias aš pati įsikėliau. Ir turim tokį paprastą dizainą pasidarę. Toliau, kas dar svarbu iš šitų dalykų, tai jeigu prireiktų susikurti naują teksto bloką. Taip, čia šablonė jau yra sukurta įvairių teksto blokų, bet aš dar norėčiau vieną pridėti. Ja? Tai aš tuomet einu prie tekst ir spaudžiu tiesiog pridėti teksto bloką ir man prisideda teksto blokas. Padidinsiu dabar, kad matytumėte, čia su šitu ratuku apačioje galima didinti, mažinti, pasitolinti, pasartinti savo vaizdą. Na, tai turim dabar tokį vaizdą ir galim tiesiog paprastai, kaip bet kokioj kitoj programai, 2 kartus spraktelim pele, pasižymim mėlynai arba tiesiog spraktelim, dar priartinsiu, kad atsirastų žymeklis ir trinam ir rašom visai paprastai, taip kaip pas mus yra. Tiesiog pasirašom ir spaudžiam šone pelytę, nuimam tą žymėjimą. Ir galim prisidėti ir vėlgi taip pat su tuo tekstu užsiimti, manipuliuoti, keisti, pridėti, atimti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, galim pakeisti šriftą kažkokį, ne, galim spalvą pakeisti, galbūt mes norim paryškinti, galbūt pasvirusį padaryti, lygiavimas taip. Ir, aišku, yra įvairių teksto efektų, kuriuos galim pažiūrėti, galbūt mums patiks. Tai kai mes kažkokį objektą pasirenkam, mes galim tiesiog jam papildomus veiksmus atlikti ir papildomi veiksmai, kuriuos galim atlikti, atsiranda čia viršuje. Tai ne visi, pavyzdžiui, šriftai turi tokią galimybę, kad mes juos galėtume pastorinti, paversti. Pavyzdžiui, tai priklausomai nuo to pasirinkto šrifto ar objekto mes čia gaunam galimybės, ką mes galim su jais nuveikti. Tai jeigu man nereikia, paspaudžiu, šiukšlinė ir viskas. Kas gali būti, kai dirbsit, kad jums bus užrakinti tam tikri objektai, kai pradėsit nuo nulio daryti. Arba būna, kad netyčia patys išsirakinat, ne, ir paskui neina pajudinti dalykų. Tai kai būna, šita spyna būna užrakinta ir mes nieko negalim daryti tam objektui. Tai mes paspaudžiam ant to objekto, atsirakinam spyną ir galim su juo dirbti toliau. Tai kartais šablonuose žmonės, kurie sukuria tuos šablonus, užrakina tam tikrus elementus. Tai jeigu norėsis juos pajudinti, mes juos atsirakinam. Ir dabar kitas dalykas, kas yra svarbu, tai kai mes sukuriam dizainą, mums jį reikia kažkaip išsieksportuoti, kad mes jį galėtume
naudoti. Tai susikūrėm dizainą ir keliaujam mes tada į Share ir atsisiuntimo mygtuką spragtelim. Ir čia galim pasirinkti formatą, kaip mes norim parsisiųsti. Jeigu kelsime, tarkim, paprastą nejudantį jokį vaizdą į socialinius tinklus, mes galim parsisiųsti PNG formatu. Jeigu mes naudojam video tam tikrus elementus, mes parsisiunčiam video formatu MP4. Tai šiuo atveju mes nenaudojam jokių judančių objektų, mes tiesiog pasirenkam PNG formatą. Galim, čia nustatymų mums nereikia rinktis, galim pasirinkti puslapius, kuriuos mes norim išeksportuoti. Spaudžiu Done visus ir tiesiog spaudžiu atsisiųsti. Ir man atsiųs tokį supakuotą failą į atsisiuntimus ir galima bus jau tada atsidaryti, išsipakuoti ir naudoti toliau socialiniuose tinkluose šiuo atveju, nes kūrėme Instagramo vizualą. Tai kas dar dabar yra svarbu, tai pavadinime šito mūsų susitikimo buvo parašyta apie prekės ženklo vizualus, kad susikurtume savo prekės ženklo pirmosius vizualus. Tai kas svarbu, ką Canva daro gerai, kuo jinai mums palengvina gyvenimą žmonėm, kurie turi savo verslo kažkokias gaires vizualinės, mes galim šitoje vietoje, dabar dar kartą parodau nuo pradžių, kad tie, kurie galbūt esat pirmą kartą žinotumėt, kur mes čia keliaujam, tai mes grįžtam į pradinį langą Canvos ir čia apačioje yra brand. Jeigu esate pirmajame lange, kairėje pusėje yra brand skiltis, mes keliaujam į brand skiltį ir galim susikurti savo brand kit. Tai į šią vietą mes galim susidėti savo logotipus, spalvą, šriftus, galim apsirašyti prekės ženklo balsą, nuotraukas galim susidėti, pavyzdžiui, darėmės fotosesiją, kad nuotraukos būtų vienoje vietoje. Galime grafinius elementus susidėti įvairius ikonas, galim nustatyti, kokiomis spalvomis darytų įvairius grafikus mūsų prekės ženklų. Tai čia viskas vyksta labai paprastai. Aš tiesiog spaudžiu šitoje vietoje, išskleidžiu pasirinkimus, Create New Brand Kit, pasirašau pavadinimą, spaudžiu Create ir man susikuria naujas brand kitas. Kokia yra dabar naujiena, kad aš galiu, jeigu turiu savo internetinį puslapį, aš galiu įdėti internetinio puslapio nuorodą ir Canva paima tam tikrus elementus iš internetinio puslapio, pavyzdžiui, logotipo failus paima iš internetinio puslapio ir tie logotipo failai jau atsiranda tiesiai mums. Čia mums nereikia patiems kažkaip eiti, ieškoti, kelti. Ir spalvas paima kai kurias naudojam savo internetiniai svetainiai, gali paimti ir šriftus, kuriuos naudojam. Tai žodžiu, išrenka dalykus, kurie gali būti paimti ir mums jau nebereikia rankiniu būdu tiek daug visko sukelinėti. Arba jeigu mes jau turim, pavyzdžiui, dizainerio padarytą kažkokį brandbooką, mes galim jį įsikelti ir Canva taip pat tam tikrus elementus jau paima iš brandbooko ir mums nereikia rankiniu būdu dėliotis. Tai dabar truputėlį rankiniu būdu parodau, kas čia vyksta. Tai galim apsirašyti gaires. Čia yra jau toks rankinis darbas labiau, mes galim parašyti, kaip kada kokias spalvas naudoti, kur kada kokius šriftus naudoti. Čia jau toks mes kuriam jau lyg ir patys savo tokį kaip brandbooką. Ir galim juo, aišku, šitų gidų mes dalinti su kitais žmonėmis. Tai čia, kad ir kiti žinotų, pavyzdžiui, jeigu plečiasi komanda arba samdom kitus žmonės, tai jie žinotų, kaip dirbti su mūsų prekės ženklu. Toliau yra šablonai. Mes čia galim priskirti šablonus. Tarkim, jeigu čia būtų mano prekės ženklą atitinkantis šablonas, tą, kurį kuriu, aš galėčiau jį pridėti prie
prekės ženklo šablonų ir matytųsi jisai jau šitam brand kite. Tada, jeigu turiu logotipą, aš tiesiog vėl tuo pačiu būdu, kaip ir rodžiau su nuotrauka, tiesiog įtempiu ir įsikeliu. Dabar gal pažiūrėsiu, gal man leis tai padaryti. Čia tiesiog nuotrauką vietoj logotipų įkelsiu, čia turėtų būti logotipas. Tarkim, mano logotipas toks dabar yra ir turim jau čia šitoje vietoje logotipą prekės ženklą. Tada galim susidėti spalvas. Man čia siūlo spalvas iš logotipo, tai kadangi įkėliau nuotrauką, dabar čia tokia spalva siūlo, jeigu įkelčiau iš tikrųjų logotipą, tai rodytų logotipo spalvas jau čia kaip tas, kurias galiu prisidėti. Tai aš dabar išimu ir sudėsiu spalvas, kurias aš turiu savo prekės ženklų. Tai taip pat, kaip ir aną kartą rodžiau, nusikopijuojam su Ctrl+C, su Ctrl ir čia tada spaudžiam pliusą, Ctrl+V įklijuojam ir turim savo spalvas. Čia, jeigu turit, pavyzdžiui, jau susikūrę spalvų paletę, galim mes čia susidėti savo prekės ženklo spalvas. Taip, tai kai kurios vietos čia gali likti neužpildytos. Jeigu neturit, pavyzdžiui, grafinių elementų, galit nedėti jokių grafinių elementų. Neturit nuotraukų, galima nedėti nuotraukų. Taip, dabar šriftus galiu savo susidėti, kažkokius vieną šriftą įsidėsiu šitam antraštėj, kitą šriftą užsidėsiu pagrindiniam tekstui, kitus galiu palikti, jeigu man neaktualu, apsirašau prekės ženklų balsą, koks jisai yra, jeigu naudosiu šitą funkciją, įsikeliu vėl tokiu pačiu nuotraukas būdu savo pasidarytą fotosesiją, galbūt produktai, galbūt asmeninė kažkokia fotosesija ir turim nuotrauką. Ir čia dar galima pridėti visokių dar papildomų dalykų, grafinių elementų, ikonų, galim dar papildomą spalvų paletę uždėti, jeigu naudojam įvairius grafikus pas save dizaine. Tai dabar turiu išsaugotą tą spalvų paletę ir šriftus, ir logotipas tą nuotraukinį įkeltą. Tai keliaujam dabar pažiūrėti, kaip čia atrodys pas mus maketuojant su Canva programa, jeigu mes turėsim brand kitą. Tai dabar grįžau aš į tą patį dizainą, kurį darėm prieš tai, taip rankiniu būdu dėliojom spalvas, įsikėlėm kelias nuotraukas. Tai ką mes turim prie brand, mums atsiranda mūsų šitie brand kitai. Paspaudžiu test ir turiu jau čia visą informaciją, kurią susikėliau. Ir kas man labiausiai patinka, tai čia turim spalvų paletę ir čia didžiausia jau Canvos magija, spaudžiam spalvų paletę ir maišosi dizainai pagal mūsų spalvų paletę. Tai atsidarau naują, tarkim, pasiemu kažkokį šabloną, noriu kurti pagal savo prekės ženklą, aš tiesiog spalvas automatiškai labai greitai pritaikau. Ir jeigu noriu visam puslapiui, visam dizainui taikyti šitas spalvas, spaudžiu Apply to all pages ir man labai greitai prisitaiko būtent tokia spalvų paletė. Jeigu aš noriu truputėlį padžiazuoti, skirtingus tuos puslapius padaryti, aš vėl spaudžiu ant kiekvieno puslapio, pasižymiu jį tiesiog pelyte ir galiu susirasti taip, kaip man labiausiai patinka. Tai šita brand kito nauda yra ta, kad mes daug greičiau turim priėjimą visuose dizainuose prie savo prekės ženklo elementų. Taip, ir jeigu reikia logotipo, paspaudžiu, įsidedu ir turim šitoje vietoje jau paskui tą logotipą. Taip, tai tiek yra iš šitos dalies. Ir dabar dar norėčiau parodyti kelis dalykus, ką mums Canva yra naujo pateikusi, kas būtų naudinga pradedantiesiems. Tai viena iš funkcijų, jinai atsirado spalio mėnesį,
Ir kadangi mes kalbam apie tai, kaip išlaikyti tą savo prekiai ženklo vientisumą, kaip susikurti brandui tinkančius vizualus, tai vienas iš dalykų mums dažnai prireikia tam tikrų grafinių elementų ir kad jie būtų mūsų norimos stilistikos. Tarkim, mes visur naudojam akvarelę pieštus elementus ir randam elementą, kuris mums patinka, bet jis netitinka mūsų prekiai ženklo stilistikos. Mes galim pažymėti akvarele pieštą elementą, spausti prie Style, Copy Art Style ir leisti dirbtiniam intelektui atlikti darbą už mus. Ir tas dirbtinis intelektas perkelia stilių ant tos kitos iliustracijos. Tai iš kur aš gavau šitas iliustracijas? Ir jis dabar jau pasidarė toks kaip akvarele pieštas tas meškiukas. Toliau, iš kur aš gavau šitus elementus, tai tie elementai yra čia iš Canvos, einu aš į Elements ir čia tiesiog ieškot, matot, čia irgi galiu, pavyzdžiui, paimti visai kitą elementą, kažkokį begemotuką, įsikeliu ir aš jam taip pat galiu nukopijuoti šito meškiuko stilių ir uždėti. Tai iš Canvų esančių elementų renkuosi, žiūriu, kas man patinka, galiu savo pabandyti įsikelti, žiūrėti, kaip čia gausis. Ir dirba dirbtinis intelektas. Kartais tas rezultatas nebūna geras, tai reikia kartais paieškoti, kaip čia geriau padaryti, bet šiuo atveju tikrai neblogai atlieka savo darbą šis atnaujinimas. Toliau, ką mes turim? Tai mes turim Magic Layers, magiškuosius sluoksnius. Tai pavyzdžiui, tokia gyvenimiška situacija, mes samdomės, tarkim, grafikos dizainerį ir grafikos dizaineris mums paruošia kažkokius reklaminius maketus. Ir turime tuos maketus kurį laiką, norim dar kartą juos naudoti, bet reikia pakeisti, tarkim, nuolaidos dydį. Tai vėl mums reikėtų skambinti grafikos dizaineriui, kad jis skirtų laiko, pakeistų tuos procentus, bet dabar Canva pagalba mes galim tai padaryti greičiau patys. Mes įsikeliam tą dizainą į Canva programą. Čia yra tiesiog paveikslėlis, aš jį iš kompiuterio įkėliau taip pat, kaip įsikėliau gėlių nuotraukas. Ir keliauju į Edit ir spaudžiu Magic Layers. Ir ką man padaro Magic Layers, man atskiria visus sluoksnius ir aš galiu atlikti redagavimą. Ir kaip yra su šitu dalyku, tai jis netgi atpažįsta šriftus ir jeigu tas šriftas yra Canva programoje, man nereikia net ieškoti papildomai, kokie čia šriftai yra ir taip toliau. Matot, atskyrė labai paprastai, turim vieną bloką, Ctrl+Z grįžtų atgal, kad grįžtų atgal ir turim mes tekstus visus tiek, kiek yra, mes juos galim pilnai redaguoti, ką nereikia ištrinti ir taip toliau. Tai tarkim, noriu pakeisti nuolaidą, dabar jau bus mažesnė nuolaida nuo šio mėnesio 15%. Ir man nereikia papildomai kažkur kitur kreiptis, kad galėčiau nuotrauką pasiredaguoti, išeksportuotą dizainą pasiredaguoti. Ir galim įvairius mes dalykus atlikti, formatus pasikeisti galbūt ir taip toliau. Toliau dar viena naujiena, kurią pristatė Canva. Tai Canva pristatė savo Print Shop. Tai yra toks dalykas, kad mes galim užsisakyti iš Canvos įvairią spaudą. Grįžtu dabar į Canvos pradinį langą. Ir čia yra Print Shop. Galim pasirinkti produktą, susikurti savo dizainą ir mums jį atsiunčia. Čia yra kainos, kiek kainuoja tam tikri dizainai. Ir mes galim rinktis, ką mes darysim. Ir kodėl man patinka šitas dalykas, nes pavyzdžiui, tarkim, vizitinė kortelė. Spaudžiu, kad kursiu vizitinę kortelę. Aš pasirenku iš karto, kokio aš dydžio noriu kortelės, ar jinai bus vertikali ar horizontali.
ten, tarkim, dabar standartinę horizontalę darysiu, man iš karto parodo, kaip atrodo, ne, koks maždaug dydis yra vizualiai to dalyko, aš galiu pasirinkti popierių, ar aš noriu standartinio, premium ir taip toliau. Ir kampų suapvalinimas ir kiek man reikės tų kortelių, 100 kortelių, 21 euras ir galiu rinktis dar daugiau, žiūrėti tuos dalykus. Ir Start Design paspaudžiu ir turiu jau bazę, nuo ko pradėti. Jei tuščią lapą turiu, bet jeigu aš noriu ne nuo tuščio lapo pradėti, aš viršuje čia spaudžiu templates ir man iš karto atsiranda šablonai, kurie tinka mano būtent šitam produktui, kurį aš noriu atsispausdinti. Noriu kurti kortelę, sprakteliu, įsikelia man viskas, ko reikia, aš pasikeičiu informaciją, spalvas, savo šriftus, prisėdu, ką man reikia ir galiu spausti, kad noriu iš Canvos užsakyti, kad man atsiųstų. Ir kas yra gerai, Canva iš karto man rodo. Taip, kad aš negaliu keliauti toliau, ne, į tą raudoną zoną aš negaliu nieko įdėti, nes rizikuoju, kad tie dalykai spaudoje bus nukirsti. Nes kas esate susidūrę su spauda, tai atspausdina tas vizitinės korteles ir jas paskui su tokia giliotina kapoja. Tai reiškia, kad mes negalim per arti krašto pridėti svarbių elementų, nes tiesiog gali būti, kad ten kokius 2 mm ta giliotina mūsų tos spaudos nukirs. Tai čia yra labai gerai padaryta, nes mums iš karto duoda tas saugos zonas, gairias, ką mums daryti, ko nedaryti. Įspėjimas, viskas žinau, traukiamės atgal, keliaujam ir keičiam tuos dalykus ir galim spausdinti. Toliau, jeigu mes nenorim su Canva spausdinti, tarkim, susikūriau vizitinę kortelę, aš galiu spausti share, galiu spausti atsisiųsti ir galiu pasirinkti, kad man išeksportuotų PDF failą, kuris yra skirtas spaudai. Aš galiu pažymėti spaudai reikalingus nustatymus, galiu pasirinkti, kad, pavyzdžiui, netgi būtų Smyk spalvų paletė, kuri spaudai skirta, ir atsisiųsti, nusiųsti Lietuvoje esančiai spaustuvei, kad man atspausdintų tas vizitinės korteles. Tai tikrai esu iš patirties spausdinus ne vieną dalyką su Canva, viskas labai puikiai pavyksta. Netgi ir plakatai, ir vizitinės, ir roll-upai, ir šitie stendai, kur būna fotosienelės, tai puikiai atsispausdina išeksportavus iš Canva programos. Toliau, ką mes turime, jau į pačią pabaigą keliaujam, labai nedaug liko, dar porą naujienų, kuriuom noriu pasidalinti. Tai kas patogu, atsirado Canva offline versija, tai reiškia, kad mes dabar aš tarkim pasidariau skaidres, aš galiu paspausti ant šito debesėlio, galiu paspausti, kad padarytų prieinamą offline versijai ir aš galėsiu dirbti prie šio failo atsijungusi nuo interneto ir kai prisijungsiu prie interneto, man automatiškai išsisaugos mano padaryti pakeitimai. Tai labai patogus dalykas, keliaujant arba kur yra prastas interneto ryšys, mes vis tiek galime tęsti savo darbus. Tai kaip yra dar su šito offline versija, tai nėra taip, kad jinai viską mums suteikia taip, kaip mes esam online. Taip, tai nebus bazių nuotraukų kažkokių, kurias mes internete ieškom, nebus elementų grafinių, bet mes galėsim tekstus laisvai rašyti, stumdyti tuos dizainus, ne? Tai galėsim toliau tęsti darbus, tik nepilnai funkcionalumais visais naudotis. Ir paskutinis dalykas, kuris labai patiks pradedantiesiems, tai Canva pristatė tokį dalyką, kad būtų galima kurti dizainus iš teksto. Dabar Lietuvoje kol kas yra prieinama tik tai senoji versija, dar šitos 2.0 versijos nėra, bet jau greitai bus, manau. Ir ką reiškia tai, kad mes galėsim tiesiog žodžiais viską aprašyti ir mums Canva sukurs tuos dalykus. Tai galim pažiūrėti, kaip veikia ta senoji versija. Senoji versija nauja bus geresnė.
keliaujam į Canva dirbtinį intelektą, grįžtam į tą pradinį puslapį, kur buvom, ane, čia ėjom į home langą, ėjom į šablonus, einam į dirbtinio intelekto įrankius ir mes turim šitoj vietoj design. Spaudžiu design ir parašau ten kurk reklaminį maketą, 0,80 pikselių dydžio, jame turi būti, dabar čia taip abstrakčiai parašysiu, bet aišku, mes parašom taip, kaip jau mums reikia, mes galim įkelti nuotraukas kažkokias, kurias naudotų Canva tuose dizaine nuolaidą. Dabar nuolaida, kiek čia procentų, apie 30%. Dar čia taip labai abstrakčiai, mes kuo daugiau aprašysim, galim ir spalvas aprašyti, ir kitus dalykus. Ir spaudžiam ir pradedam kalbėtis kaip su dirbtiniu intelektu. Dabar čia kūriam mum, jeigu mes paprašysim sukurti tam tikrą temą, ten tarkim įrašą apie bičių vaško žvakių naudą, tai dar dirbtinis intelektas padarys tokį kaip tyrimą, kokios yra tos naudos dirbtinio intelekto ir panašiai. Ir ką mes turim, mes jau turim dizainus, mes galim stilių aprašyti, ne? Galim galbūt ten minimalistinis kažkoks, gal dar kažkas, taip. Tai ir turim jau kelis pasiūlymus, nelabai suprato formato, vieną padarė gerą, kokį prašiau formatą, kitus padarė ne tokius formatus. Tikiu, kad dabar versija, kuri bus nauja, kitaip darys, nes čia dar yra senoji versija pas mane paskyroje. Ir aš ką galiu daryti, aš tiesiog spaudžiu, kad naudoti Canva redaktorių ir galiu viską vėlgi keisti, pati redaguoti, pridėti, nuimti ir turiu, kas yra gerai, aš turiu atspirties tašką, nuo ko aš galiu toliau kurti savo tą pasirinktą dizainą. Tai tokios pozityvios žinios čia yra pradedantiesiems arba tiems, kuriems reikia sukurti daug vizualų greitai, kažkokių. Ir ne tik pradedantiesiems, tiem, kuriem reikia kažkokios atspirties taško, galbūt idėjų šiandien nėra, nuo ko pradėti kurti. Taip, tai puikios naujienos iš Canva, šitų naujienų yra dar daug kartų daugiau. Ir jos po truputį pasiekia ir mus, kai kurių naujienų dar nėra mūsų regione. Ir kaip yra su Canva programa, kad tos naujienos po truputėlį vis atsiranda pas kiekvieną vartotoją skirtingai. Tai jeigu pas mane yra tam tikra naujiena, nebūtinai jinai jau yra pas jūs. Sveiki, trumpam įsiterpsiu į webinarą ir papasakosiu Jums, kur dar galite susitikti su ekspertu ir gauti jo išsamią pagalbą einant savo tikslų link. Aš esu Neringa, noriu daugiau konsultacijų platformos viena iš bendra įkūrėjų ir noriu Jums būtent pristatyti šią galimybę. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo komandos. Mūsų komandą sudaro Marius, kuris mūsų platformoje mokina, dėsto, padeda, konsultuoja Meta, Shopify, Google Ads, taip pat dropshipping klausimais. Neringa sritys yra Etsy platforma, Hostinger, Pinterest, Podbase, Printful, tai yra print on demand platformos ir kūrėjams. Taip pat Juta, kurie platformoje veda konsultacijas Canva, CapCut, socialinių tinklų temomis, ManyChat automatizacijos ir Rūta. Rūta paskaitų kol kas jokių mūsų platformai neveda, bet kuruoja visą projektą, padeda viskam virsti realybę. Kaip atrodo mūsų paskaitos, konsultacijos, mes taip vadiname konsultacijom, bet iš esmės tai yra online sesijos, kurios vyksta tiesiogiai nustatytų tvarkaraščių ir galima jungtis visiems, kas tik nori, kurie yra mūsų platformoje, stebėti tas konsultacijas, juose aktyviai dalyvauti, užduoti klausimus, konsultuotis pagal savo situaciją. Tai pavyzdžiui, čia matote Birželio mėnesio tvarkaraštį.
Tai maždaug toks tvarkaraštis būna kiekvieną mėnesį. Turime plius minus apie 20 sesijų visomis tomis išvardytomis temomis. Tai kaip matote, buvo Shopify, Canva, Etsy, soctinklų, print on demand, ManyChat, Hostinger svetainių kūrimo, Etsy, dropshippingo, Pinteresto, dar kartą Hostinger, CapCut, Shopify, Canva, Meta Ads, Google Ads konsultacijos. Tai tikrai didelė apimtis, galima dalyvauti ten, kur jums yra aktualu. Taip pat turime papildomas sesijas, kurios yra su kviestiniais ekspertais, kuriuos mes kviečiamės iš išorės. Tai pavyzdžiui, turėjome tokią paskaitą, kaip apsaugoti savo prekinį ženklą, apie prekinių ženklų registravimą, kada tai daryti, kokiu procesu. Taip pat, iš kur gauti pinigų savo meno ir kūrybai finansuoti, buvome pasikvietę kultūros konsultantę, kuri atsakinėjo į klausimus, kaip gauti pinigų iš kitų šaltinių, apart, sakykime, iš klientų, kokios vyksta programos, kvietimai, valstybinės, europinės ir panašiai. Taip pat kibernetinis saugumas elektroninės parduotuvėmis, kaip apsisaugoti nuo grąžinimų, sukčių, refund fraud vadinamų, kaip apskritai verslui internete apsisaugoti nuo įvairių grėsmių. Ir taip pat turėsime UGC marketingo specialisto konsultaciją, kaip išnaudoti user generating content specialistus savo verslui auginti, pardavimams daryti, kaip paprašyti tokių video, galbūt kaip juos gauti nemokamai, už kuriuos verta mokėti, kaip atsirinkti UGC specialistą, kokios naujovės šioje sferoje. Tai tokių ir panašių įvairių papildomų sesijų mes darome nuolat ir labai reaguojame į platformos dalyvių pageidavimus. Tai jeigu yra pageidavimas kažkokios kitos temos, mes būtinai tuo pasirūpinsime. Kaip atrodo visa tai, ką aš prieš tai rodžiau, paskaitos, konsultacijos, kurios vyksta pagal tvarkaraštį, visos yra įrašomos ir talpinamos platformoje, nes nedidelis skaičius žmonių gali jungtis dieną, kada galbūt dirba ar turi kitokių darbų, verslų, tad žiūri įrašus. Dėl to mes juos talpiname platformoje, jie yra su datomis, pagal skyrelius, pagal temas ir visi gali pasižiūrėti įrašą. Jeigu yra klausimų, kuriuos norim užduoti, galima lektoriui iš anksto užduoti savo klausimą ir po to jis atsakęs konsultacijoje patalpins įrašą ir jūs jį galėsite pasižiūrėti. Taip pat turime naujienų, tokį kaip socialinės medijos feedas rautą, kur galima uždavinėti klausimus ir sulaukti lektoriaus atsakymo, nelaukiant paskaitos, nelaukiant konsultacijos. Tai pavyzdžiui, man buvo klausimas, aš neringa esu, tai dėl hostingerių. Klausė klientė, ką pastebėjau. Antraštė blogo neina pakeisti iš esmės nieko, negalima pakeisti šrifto, kalbama apie hostingerio blogo rašymą. Tai aš šito klausimu rūpinuosi, tai yra mano tema, dėl to aš ieško atsakymų, jeigu nežinau, aš kreipiuosi į Hostingerį, mes turime partnerystę su jais, aš tos atsakymus gaunu, galbūt jie kažkokius pakeitimus padaro, patobulina toje vietoje funkcijas, nustatymus ir mes tokiu būdu visi kartu tobulėjame. Tai yra tas skyrelis, kuriame galima užduoti klausimus. Bet kokiamis temomis. Čia buvo klausimas apie naujienlaiškius, tiksliau ne klausimas, o pastebėjimas, labai gera tema, ačiū, kai neringa pasakoja, netrodo sunku, bet žinau, kad pradėjus daryti, bus 101 klausimas, deduosi į darbų sąrašą. Taip pat irgi kažkokios refleksijos apie paskaitas kitiems lektoriams, taip pat buvo klausimas, kaip Etsy susitvarkyti finansų legal information pagal tam tikrus mokesčius. Tai aš taip pat atsakiau ir kas liečia, pavyzdžiui, buhalteriją, apskaitą, deklaravimus, tai mes turime kitos paskaitos įrašą, taip pat turėjome išorinį ekspertą, kur atsakinėjo visus šios klausimus ir turime įrašą šią temą, kaip dirbti turint individualią veiklą, individualios veiklos pažymą, MB, kokius dokumentus reikia susitvarkyti ir panašiai. Taigi, kaip prisijungti prie mūsų platformos, jeigu jūs matysite, kad jums aktualu? Tai pirmiausia, reikia pasirinkti planą ir prisijungti prie platformos. Aš parodysiu. Tuomet galima jungtis į live sesijas.
kurios vyksta būtent tiesiogiai per Zoomą, nurodytų tvarkaraštį, arba užduoti klausimus lektoriams platformą iš anksto. Tarp kitko, tvarkaraštis jisai yra atnaujinimas kiekvieną mėnesį. Prieš prasidedant naujam mėnesiui mes įkeliame būsimo mėnesio tvarkaraštį, kad galima būtų susiplanuoti sesijas. Ir galima žiūrėti taip pat įrašus, kaip ir minėjau, įskaitant visas jau įvykusias sesijas. Tai prisijungus šiandieną, jūs prieisite prie visų sesijų, kurios buvo ir anksčiau. Tai prie viso archyvo galėsite žiūrėti, tai yra didžiulis kiekis informacijos, tai ar kaip būna, sakykime, vairuojant kažką paklausyti, bet yra tikrai daug dalykų, kur reikėtų žiūrėti į ekraną, nes mes rodom, kaip padaryti, rodom ekrane, tai tikrai galėsite pasinaudoti visą tą informaciją, visą medžiagą, kad galėtumėte kurti savo online verslą. Tai planai, nori daugiau planai, atrodo taip. Yra iš esmės pasirinkimas mokėjimo planas, kokiu būdu mokėti, ar kas mėnesį, tai yra 19 eurų mėnesiui. Toliau metinis planas, standartinis pasiūlymas yra 177 eurai ir yra pasiūlymas visam laikui, ką reiškia, tai vienas mokestis ir jokių pakartotinių mokėjimų, nei kas mėnesį, nei kas metus, visam laikui prieiga viskam, tai yra 347 eurai. Tai ką noriu padetalizuoti, tai kad metinis planas ir šiandieną norėsiu Jums pateikti pasiūlymą šiam būtent metiniui planui. Tai yra mokėjimas vieną kartą per metus, tai yra kas metus, vietoj 228 eurų standartiškai yra 177 eurai, tai išeina nepilnai 15 eurų mėnesiui. Mes šiandieną webinare siūlome tai įsigyti už 127 eurus, kas yra 10 eurų 60 centų mėnesiui. Tai visos tos paskaitos, kurias rodžiau, virš 20 jų kiekvieną mėnesį, konsultacijos, galimybė tiesiogiai konsultuotis, kalbėtis, bendrauti, gauti savo parduotuvės peržiūrą, socialinių tinklų peržiūrą, meta reklamų peržiūrą, tiesiogiai individualiai, būtent už šią kainą, už 10 eurų 60 centų per mėnesį. Ir čia yra QR kodas, kurį nuskanavę įeisite į specialų pasiūlymų puslapį, į kurį patekti neina tiesiogiai iš mūsų svetainės. Mūsų svetainėje visi, kas ateina tiesiogiai, mūsų svetainė mato kainą 177 eurus čia. Per šį pasiūlymą įėjus į mūsų svetainę galite matyti būtent šį pasiūlymą ir įsigyti už 127 eurus. Taip pat papildomai prie webinaro, prie šio pasiūlymo, kas irgi yra būtent išklausius šį webinarą, gaunate specialią workshop grupę, prieigą prie specialios workshop grupės su lektoriumi, kur jis papildomai daro peržiūras būtent jūsų parduotuvės ar paskyros. Tai įsigiję šį pasiūlymą metinį, būsite prijungti ir į šią specialią workshop grupę. Jeigu QR kodas nesiskanuoja, tai naršyklėje veskite www.noridaugiau.lt / webinarų / pasiūlymas. Tai šio mygtuko, kaip minėjau, jeigu įeisite noridaugiau.lt, tiesiog į svetainę jo nerasite, bet pridėję per / webinarų / pasiūlymas, įeisite į pasiūlymą ir galėsite įsigyti šį metinį planą už 127 eurus. Įsigiję planą jūs gausite elektroniniu paštu prieigą, kaip prisijungti pas mus prie platformos. Tai būtinai atsidarykite, padarykite žingsnius pagal instrukciją, prisijunkite ir viskuo naudokitės. Labai rekomenduoju, labai jūsų lauksime, iki susitikimo Nori daugiau platformoje. Ir toliau tęsime su atsakymais šiame webinare. Keliaujam prie klausimų ir pirmas klausimas yra, ar iš Adobe Illustratoriaus lengva migruoti su failais į Canva ir atgal, tai atsakymas ne. Canva nepalaiko Adobe Illustratoriaus failų, tai nebent tas vienintelis atvejis, kurį aš rodžiau prieš tai pačioje pabaigoje, tai tarkim, jeigu mes iš Adobe Illustratoriaus išsieksportuojam failą, jau taip kaip nuotrauką, PNG pavyzdžiui formatu, mes galim su Magic Layers jį pasidalinti ir tada jau redaguoti Canva programai.
Tai taip lengvai šitie du dalykai nedraugauja. Toliau keliaujam. Klausimas apie šriftus. Ar galima bet kokį šriftą įsidėti į Canva? Taip, galima. Ir kaip yra su Canva programa, tuoj parodau. Taip, tai šitoje vietoje pasižymiu kažkokį šriftą, čia spaudžiu ir yra upload font. Galima čia paspaudus įsikelti šriftą, jeigu mes turim jo failą parsisiuntę. Kartais būna grafikos dizaineriai duoda prekės ženklams šitus failus, ne, ten sukuria prekės ženklą, išperka šriftą ir duoda tuos failus. Tai mes juos drąsiai galim įsikelti, bet iš mano praktikos labai retai buvęs toks dalykas, nes Canva turi tikrai didžiulę bazę šriftų ir mes paieškoje, jeigu pabandytume įvesti, žinodami šrifto pavadinimą, mes įvestume tą pavadinimą, mes greičiausiai jį jau rastume pačioje Canva programoje ir mums nieko tam papildomai daryti nereikėtų su tuo. Toliau klausimas, ar labai ribotos galimybės nemokamos versijos. Tai baziniam maketavimui, jeigu nenaudojam dirbtinio intelekto įrankių kažkokių, tai tikrai galim pakankamai daug padaryti ir su nemokama versija. Kai kurie dalykai šiek tiek ilgiau užtrunka, nes reikia daugiau rankinio darbo. Pavyzdžiui, galim pažiūrėti, galit užsukti netgi į Canvos kainas ir pasižiūrėti, kas čia yra. Dabar pro versija mėnesiui 12 eurų ir čia yra parašyta viskas, kas yra. Tai pavyzdžiui, kalbant apie pro versiją, palyginimas, ne, kiek yra šablonų. Šitoj mokamoje versijoje dvigubai daugiau turim šablonų visokių. Ne? Ir ten, pavyzdžiui, gaunam daugiau vietos debesyje, kad įsikelt daugiau failų galim, tai truputėlį visko daugiau galim padaryti, neigu su pro versija galim daugiau visko padaryti, neigu su free versija, bet su free versija tikrai puikiai irgi galim pasidaryti dalykų, jeigu nesam labai aktyvūs Canva vartotojai. Toliau dar į tą patį klausimą atsakant, į tą pačią temą, tai buvo klausimas, ar CV susikūrimui užtenka nemokamos Canva versijos, tai taip užtenka. Ir jeigu jūs nenorite keliauti ir daryti nuo nulio dalykų, kuriant savo CV, tai dabar grįžtu į pradinį langą Canvos, keliauju į šablonus. Ir turim reziume, šablonų daug, jūs galit pasiieškoti, kuris yra šablonas be karūnėlės ir tenai viską keisti, daryti ir užteks pilnai nemokamos versijos. Ir yra tikrai visokių ir paprastų dalykų, ir paprastų šablonų, ir labai stilingų su nemokama versija. Tai čia tikrai galit rasti sprendimą ir visiškai nemokamai. Arba jeigu dar nesat išbandę free trial nemokamo bandomojo laikotarpio, galit pasiimti ir per 30 dienų tikrai pasidarysit, susimaketuosit CV, kokį norėsit ir su pro funkcija. Taip, ar išmokinsite savo tekstą pasirinktą arba nuotrauką paversti rėmeliu? Aš žinau, kad yra tokia galimybė, bet dabar neatsimenu tiksliai, kaip tai daryti. Gali būti, kad greičiausiai bus, įsijungsiu kokį nors pavyzdį, prisidėsiu naują puslapį. Yra greičiausiai apps, prie apps. Čia galima pasirinkti programėlę kažkurią ir paversti tekstą ar nuotraukas rėmelius su programėlėmis. Tai jeigu bus aktualus šitas klausimas, dar galėsiu ir konsultacijų metu pasižiūrėti, kurios programėlės čia geriausios ir atsakyti išsamiau, bet realiai greičiausiai bus tai viena iš Canvoje esančių papildomų programėlių. O kalbą galima pasirinkti ar tik anglų? Taip, kalbą galima pasirinkti. Kalba yra pasirenkama nustatymuose.
Čia spaudžiant, jeigu ant mūsų tos nuotraukytės, mes galim keliauti dabar berods į settings, dabar mano nustatymai čia ir galim pasirinkti netgi lietuvių kalbą, jeigu jums patogiau su lietuvių kalba. Tai tikrai labai daug kalbų pasirinkimų galima. Lietuvių turim kalbą, anglų galim pasirinkti kaip kam patogu. Tai tikrai Canva yra labai draugiška lietuvių kalbai. Toliau, ar nemokama Canva galima naudoti e-komercijos gaminių kūrimui, pavyzdžiui, plakatų prekybai ar autorinės teisės tik mokama versija įsigijus. Reikėtų pasiskaityti plačiau aprašymus, bet kiek man yra tekę žiūrėti, tai kas yra ne pro elementai, tai juos galima naudoti, tik reikia padaryti tam tikrus pakeitimus. Tai reiškia, jeigu mes turim, tarkim, jau Canvoje esantį šabloną, ne, ir mes norim parduoti kažkokį tokį šabloną, tai mes jau negalim jo parduoti, mes turim padaryti jam kažkokias korekcijas. Pakeisti spalvas, pakeisti šriftus, pakeisti nuotraukas, kažkokias mes turim padaryti korekcijas, taip tiesiogiai kito žmogaus autorinio darbo mes parduoti negalim. Tai yra Canvoje šitos tos taisyklės aprašytos, jeigu labai aktualu tie teisiniai niuansai, visada galima pasiskaityti ir daugiau įsigilinti, bet iš praktikos tai tikrai spausdina ir plakatus su Canva maketuotus ir pardavinėja įvairius šablonus per įvairias platformas. Ar yra funkcija, kaip sumažinti daiktą esantį nuotraukoje, nekeičiant fone esančių daiktų dydžio? Tai yra tokių galimybių, tuo rodau praktiškai. Dabar įsidėsiu kažkokią nuotrauką. Lietuvių kalba parašau ir man puikiai išmeta taip įvairių puodelių. Noriu aš, paimsiu. Čia gali keistai Šiaip nuo nuotraukos labai dar daug dalykų priklauso. Kuo švaresnė nuotrauka, kuo mažiau kažkokių šešėlių, daiktų, tuo tvarkingiau viską padarom. Pabandysim su šitą nuotrauką. Turim nuotrauką įsikėlę ir tarkim norim pamažinti kavos puodelį, tai aš keliauju į Edit. Galiu rinktis, ten, pavyzdžiui, Magic Layers, jeigu nuotrauką įkeliu, kad man atskirtų tuos elementus vieną nuo kito. Galiu Edit keliauju į All ir tuo žiūriu, kuri čia ta funkcija. Magic Grab funkcija yra. Nuskenuoja mano nuotrauką ir aš pažymiu objektus, kuriuos aš noriu paimti. Jeigu noriu daugiau objektų paimti, aš laikau įspaudus Shift klavišą, pasižymiu daugiau objektų ir spaudžiu Grab. Ir tuomet man leis šitą puodelį, palikau dalį lėkštutės, ne, viskas gerai pasiėmė. Taip, ir aš turiu tą puodelį, jis tampa nepriklausomas nuo fono, aišku, šešėlis, čia tai reikėtų įsivertinti ir šešėlį kitą kartą, bet aš jau galiu, pavyzdžiui, puodelį didinti, mažinti ir taip dėliotis į savo toje kompozicijoje dalykus. Tai galiu atskirti elementus nuo fono. Ir su Magic Layers, taip kaip rodžiau, irgi galima padaryti ir su nuotraukom atskirti tuos elementus, pasižiūrėti. Taip. Ar galima lengvai pakeisti maketo formatą? Pavyzdžiui, padariau Instagram story ir kaip pakeisti į post. Taip, tai dabar yra funkcija, įsijungiu, kur darėme maketą. Turim dabar, čia atvirkščią variantą parodysiu, turim Instagram post dydį, ne? Ctrl+Z, nes nuotrauką pajudinau ir galiu aš spausti viršutinėje įrankių juostoje resize ir tiesiog, pavyzdžiui, kadangi social media, galiu spausti social media, pasirenku story ir spaudžiu, jeigu noriu išsaugoti originalų šitą dokumentą nepakitusiai, tai spaudžiu copy and resize, tai padarys man viso dokumento kopiją. Jeigu man nereikia originalaus šito, spaudžiu tiesiog apatinį mygtuką.
Tai kadangi noriu padaryti kopiją, spaudžiu copy and resize ir man jau dirba. Tai labai tobulai nepakeičia. Spaudžiu open. Dabar siūlau man pratęsti mokamą planą ir žiūrim, turim dabar jau stories formatą. Aišku, reikia rankiniu būdu pasitaisyti, pastėliuoti, nėra taip labai jau tobulai, bet tikrai darbą pagreitina šito dalyko. Taip, ar nėra sąrašų šriftų, kurie palaiko lietuviškas raides? Tai mano žiniomis nėra, reikėtų pasižiūrėti rankiniu būdu tą dalyką, taip kaip rodžiau. Galite tiesiog iš interneto nusikopijuoti lietuvišką abėcėlę, įsidėti kaip tekstą ir pasižiūrėti tuos šriftus. Tai kokį šabloną galima naudoti, maketuojant vaikišką knygelę, įterpiant QR kodus. Tai realiai tokį formatą, nežinau, jeigu skaitmeninė knygelė, tai galima skaitmeninį kažkokį formatą pasirinkti, jeigu spausdintinį, tai gali būti bet koks formatas, kokia numatyta knygelė, jeigu skaitmeninė, tai standartiškai bus A4 formatas arba horizontalus arba vertikalus. Tai vėl, kas yra su Canva programa, galima daryti nuo 0. Tai reiškia, aš galiu spausti create ir, pavyzdžiui, susikursti custom size. Dabar milimetrai, negalvoju, tarkim, 210 ir 297 standartinis A4 dydis. Ne? Ir galiu pradėti kurti, maketuoti knygelę. Tai jinai gali A4 formatas ir spaudai tikti, ir gali ir tikti ir šitam skaitmeniniam variantui kažkokiam. Tai standartas toks būtų, galima ir mažesnė, jeigu maža knygelė spaudai A5 dydis, tai galima visaip čia galima netgi, pavyzdžiui, jeigu idėjų norisi ne nuo 0 pradėti, galima nukeliauti į šablonus ir paieškoje susivesti e-book, tiesiog, kad elektroninės knygas mestų kaip pavyzdį. Ar galima Canvoje susikataloguoti savo darbus Instagramui arba Etsy parduotuviai? Taip, galima. Canvoje labai paprastai kurti, keliaujam, esam tame lange, negalim būti pradžios lange arba bet kur šitoje vietoje, kad matytume šitą įrankių juostą. Keliaujam į projects, į projektus, jeigu lietuvių kalba pas jūs. Ir turim čia šitus aplankalus. Spaudžiu dešinį pelės klavišą, pridėti aplankalą, parašau pavadinimą to aplankalo, spaudžiu sukurti aplankalą ir turim aplankalą. To aplankalo, tame aplankale galiu kurti aplankalą, to aplankalo aplankale dar vieną aplanką, taip pat kaip mes kompiuteryje kūrėmės pas savem tuos aplankalus, tai čia lygiai taip pat. Dabar kaip įdėti tą dizainą į aplankalą, tai mes galim kurti iš naujo create design ir čia sukurti naują dizainą ir jis jau atsiras pas mus aplankale, arba mes galime add design paspausti ir įsidėti iš čia esantį dizainą, susirasti jį, įsidėti move į aplankalą. Jeigu aš, pavyzdžiui, dabar dirbu prie kažkokio dizaino, ne, ir aš jį noriu įsikelti į tam tikrą aplankalą, tai dar yra vienas būdas, aš keliauju tiesiog į file, spaudžiu move ir tada pasirenku, kokį noriu aplankalą įdėti, spaudžiu move ir man jisai persikelia. Tai tikrai labai siūlau sukataloguoti tuos dalykus, susidėti, kad būtų lengviau rasti, nes kai pradės patikti dirbti su Canva, kai išmokstat naujų dalykų, bus sudėtinga rasti senesnius dizainus, o ypač jeigu dirbat ne prie vieno projekto, tai tikrai labai naudinga susikurti aplankalus ir viską tvarkingai išrūšiuoti. Kaip padaryti, kad šablonai būtų lietuvių kalba? Tai rankiniu būdu galima rašyti.
Arba, aišku, čia toks, nežinau, ar labai praktikoje geras dabar pavyzdys panaudojimui, bet pavyzdžiui, turi Canva tokią funkciją, paspaudžiu ant teksto, kuris parašytas anglų kalba ir yra toks pieštukas su blizgučiais. Paspaudžiu ant to pieštuko ir aš galiu rinktis įvairius nustatymus. Aš paspaudžiu dabar transform text ir šitą tekstą lietuvių kalba. Ir man perrašo Canva dirbtinis intelektas lietuvių kalba ir tarp kitko visai jis neblogai parašo dalykus. Ir mes čia galim daryti dalykus su tekstais labai panašiai kaip su ChatGPT. Ten ir koreguoti, jeigu ne, šis bet, noriu, kad būtų trumpiau, noriu, kad būtų ilgiau, pridėk ir tokią informaciją. Arba ten darom kažką, kur reikia tiesiog užpildyti tekstu kažkokią vietą, galim paprašyti, kad parašyk pastraipą apie tą, arba įdėti informacijos ir paprašyti, žodžiu, su juo mes galim susirašinėti. Tai dabar sugrįžtu ir aš spaudžiu replace, mes turim dabar tą anglų kalbą parašytą tekstą lietuvių kalba. Jeigu norim dirbtinį intelektą naudoti, galbūt mums reikia išversti tam tikrus, turim anglų kalbą pasidarę tam tikrą dokumentą ir mums reikia lietuvių kalbą išsiversti, tai galim pasinaudoti dirbtiniu intelektu ir šiek tiek pasilengvinti. Aišku, viską reikia skaityti, įsivertinti tą informaciją ir jinai yra teisinga, tai aklai nepasitikim visiškai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau parodyti, dabar atsiminiau, tai Canva turi tokį susirašinėjimo langą. Čia yra klaustukas toks, mes galim susirašinėti. Anglų kalba tiksliau atsako, lietuvių kalba truputėlį keistai kai kuriuos žodžius parašo, bet ten, pavyzdžiui, mums kyla klausimas. Kaip pakeisti teksto spalvą? Ir man parašys, ką man reikėtų daryti. Pasirinkti tekstą, kuriuom noriu spalvą pakeisti. Tada viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkti spalvos plytelę. Ir tada jau man čia rašo, ką daryti. Tai galim susirašinėti mes su pačia Canva ir gauti tam tikrus atsakymus. Tik tai koks yra niuansas, kad Canva jinai bet kokią kainą nori mums kažkokį atsakymą duoti ir nebūtinai jis yra teisingas. Kartais klausia, ar yra tokia funkcija, ar galima tai padaryti, atsako, kad taip galima, ten taip ir taip padaryk, bet iš tikrųjų tai nei galima, nei yra ta funkcija. Tai vėlgi čia reikia tokio loginio mąstymo ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų teisingai mums ten viską padaro. Ar galima sukurti video su muzika iš nuotraukų? Tai tikrai galima. Canvoje galima montuoti video. Tai čia apie video montavimą yra planas pakalbėti artimiausiuose susitikimuose, konsultacijose. Ten parodysiu viską, kaip susimontuoti. Berods, man atrodo, mes kalbėjom su dalyviais, kad šio mėnesio Canva konsultacija bus būtent apie video montavimą. Ir tarkim, norim sukurti socialiniam tinklam mes vaizdo įrašą, Instagramo, Reelsą su nuotraukom ir muzika. Atsidarom formatą turim, savo nuotraukas įsikeliam arba naudojam iš Canva. Nuotraukas kokios yra, dabar galvoju, bet kokias dabar sudėsiu, aš ilgai nesirinksiu, kad taip sudedu kelias nuotraukas tiesiog. Turiu nuotraukas, galiu pasirinkti, pamažinti, padidinti laiko trukmę, kiek jas rodys man, kokiu ilgiu, galiu ir tekstą parašyti ant nuotraukų, čia labai panašiai taip, kaip rodžiau su kitu maketavimu. Ten pavyzdžiui, kaip Instagramo įrašą darėm, tai čia lygiai taip pat galiu tekstą įsidėti, iš čia galiu spalvas pakeisti ir taip toliau. Tai artimiausios konsultacijos metu parodysiu, kaip susidėlioti sluoksnius,
video, kaip pridėti tekstus, kaip padaryti, išeksportuoti tuos video, tai būtinai dar šitą temą išplėsiu. Ir dabar pabaigiant šitą klausimą apie muziką, tai Canvoje yra ir audio takelių, aš galiu įsirašyti savo netgi balsą uždėti ant video, arba galiu iš čia esančių muzikų kažkokią išsirinkti, dabar nenoriu, kad užgrotų čia fonas tas muzikinis, tai nedėsiu, bet čia tiesiog spraktelčiau ir man apačioje atsirastų muzika. Tai galima tikrai pilnai ir video paprastus, nesudėtingus įsimontuoti su Canva ir ką galiu pasakyti, tai Canva labai šitoj srityje tobulėja. Dabar galvoju, čia paskutinis, ne paskutinis, prieš paskutinis, kai buvo naujienų pristatymas Canvos, jie pristatė šitą patobulintą video montavimo versiją, kuri tikrai labai panaši į tik tai vaizdo įrašam montuoti skirtų programų vaizdą. Tai tikrai galima, jeigu nesinori dar papildomų programų naudoti. Toliau žiūrim. Ar įmanoma Canva platformoje sukurti savo įmonės spalvų paletę, ją išsaugoti ir pasirinkus norimą maketą automatiškai pritaikyti tas spalvas visam dizainui, tiek fonui, tiek tekstui automatiškai. Tai į šitą klausimą jau atsakiau prieš tai truputėlį, ne, tai jeigu turim susikūrę savo brand kitą, mes keliaujam tiesiog ir tas spalvas paprastuoju būdu keičiam, pridedam. Tai įmanoma ir labai patogus įrankis, pati labai dažnai naudoju šitą dalyką. Kokiu būdu ir kur geriausiai uždirbti, kuriant šablonus, knygutes ir panašiai. Tai yra tikrai nemažai platformų, kur galima pardavinėti tokius šablonus. Yra žmonės turi savo tiesiog elektroninės parduotuves, nesusikūrė, yra kurie tais vadinamais marketplace'ais prekiauja, tai visokių yra. Čia gal ir Neringa Etsy konsultacijų metu gali pakonsultuoti, nes yra ir Etsy galimybė pardavinėti su Canva sukurtų šablonus, pati esu pardavinėjusi, uždirbau kelis šimtus eurų ir nutraukiau šitą savo verslą, nes supratau, kad reikia tikrai daug dirbti. Man nėra taip įdomu, kad aš norėčiau tęsti šitą dalyką, tai tikrai yra labai daug būdų, reikėtų pagal save pasirinkti. Jeigu auginam lietuvišką auditoriją, galima ir savo kažkokį susikurti e-shopą ir pardavinėti pas save. Tikrai yra ne vienas tai darantis. Tai tokie du greičiausiai keliai, galbūt yra ir daugiau. Toliau mane domintų vertimai kitų kalbų skaidrių, būna, kad kitų neverčia, tokių kaip Taip, tai šitą klausimą irgi atsakiau, tai lygiai taip pat, kaip ir prieš tai rodžiau, tiesiog parašome, kokią kalbą išversti ir jeigu tą kalbą palaiko Canva, tikrai su dirbtiniu intelektu, su šitu pieštuku galima lengvai išsiversti, pasikoreguoti, tik tiek, kad reikės tikrai šiek tiek padirbėti. Taip, jeigu reikalingas maketas, yra duoti konkretūs maketo išmatavimai, kaip juos ir kur susivesti, kad maketas atitiktų reikiamą dydį raiškai. Tai maketo dydį galima susivesti personalizuotą, tuoj rodau. Grįžtu į pradinį langą, tai dar kartelį pakartoju, spaudžiam pliusą, custom size ir čia susirašom matavimo vienetus. Koks yra niuansas ir kur kartais žmonės paslysta šitoj vietoj, kai personalizuotą dydį daro, tai pirmiau parašo dydį ir tada parenka matavimo vienetus. Tai jeigu aš darau A4 formatą, 210, 297 ir dabar yra pikseliai. Taip, nėra A4 formatas pikseliais dabar šitie matmenys ir aš renkuosi milimetrus ir man iškraipo matavimo vienetus. Matot? Tai pirmas dalykas, ką mes turim daryti, kai čia ateinam, mes turim persijungti matavimo vienetus ir tada jau rašyti čia dydį, ką mes norime kurti. Ir dar kitas dalykas, jeigu mes norim, dabar galvoju, tuos pažiūrėsim, kaip čia atrodo, parašau gerą formatą, sukuriu dizainą ir dabar
dėl tos kokybės. Taip. Galiu čia truputėlį pasigerinti tą kokybę. Ir kai yra, pavyzdžiui, kuriam Instagramui įrašus kažkokius maketus, tai kartais būna įkeliam į socialinius tinklus ir labai kokybė suprastėja maketų. Tai čia gali būti keli niuansai, kodėl suprastėja mums ta kokybė maketų. Tai gali būti, kad todėl, nes nustatymai pas mus socialiniuose tinkluose prasti, gali būti, kad kėlėm su prastu interneto ryšiu ir gali būti, kad išsaugojom prasta kokybė šitoje vietoje, tai aš kai eksportuoju savo Instagramui skirtus vizualus, aš visada iki maksimumo šitą kokybę uždedu, parsisiunčiu ir tada būna daug geresnė kokybė tų vizualų socialiniuose tinkluose. Ar prekiai ženklai galima dirbti tik mokama programa? Ar su prekiai, tai čia greičiausiai apie BrandKit yra kalbama. Tai reikėtų pažiūrėti prie aprašymų. Seniau būdavo, kad galima susikurti vieną BrandKit nemokamoje versijoje, tai galima būtų pasižiūrėti ir prie planų aprašymų, kaip tenai. Vienas BrandKit nemokamoje versijoje, bet apribojimas, kad tik 3 spalvas galima įsidėti. Tai galimybė yra, tik gerokai ten, kiek aš atsimenu, tai yra dar ir daugiau ten apribojimų su BrandKit šitoj nemokamoje versijoje. Tai galimybė yra, reikėtų pasibandyti, pažiūrėti, kiek ten yra ribojimų. Ar galima seną įmonės pristatymą darytą su PowerPoint programa perkelti į Canva ir patobulinti, pakoreguoti, paturbinti naujai? Tuoj sužinosim. Turim dabar mano skaidres, aš jas parsisiunčiu PowerPoint. Čia paklausim. Taip. Turime eiti į projektus, sukurti dizainą, importuoti, bandom padaryti. Kaip čia atrodys. Einam į projektus. Upload files. Load skaidrės, bet mano PowerPoint formatu, open spaudžiam ir žiūrim, kaip čia dabar kas bus. Tai dabar dar kol laukiam šitą 1 minutėlę, tai galiu puikiai galim redaguoti, tik kai kurie nusimuša, matot, dalykai. Suplonėjo mano pristatymo, šitas pasikeitė fonas, tai šiek tiek dalykų reikės patvarkyti, bet tikrai manau, kad greičiau negu nuo nulio pradėti. Kas yra su šitu eksportavimu į PowerPoint formatą, tai mums reikėtų įsitikinti, kad mūsų kompiuteris turi visus šriftus, kuriuos mes naudojam ir taip toliau. Tai čia truputėlį toks painus dalykas, turintis daugiau niuansų. Tai su šitu, jeigu darot per Canva skaidres ir išsisaukot PowerPoint formatui, tai įsitikinkit, kad tikrai gerai viską rodo ir tame kompiuteryje yra tie šriftai įrašyti ir taip toliau. Tai čia toks slidesnis dalykas. Tai yra galimybė, bet yra niuansų. Bet toks atsakymas tada. Taip, kaip padaryti iš nuotraukos skelbimo, panašiai kaip jūsų reklamos, kaip jūsų nuotrauka iškelta. Gerai, žiūrim dabar, kaip čia buvo padaryta su nuotrauka. Taip, dabar paduplikuosiu. 2 kartus sprakteliu dešinį pelės klavišą, duplicate page ir dabar grąžinu nuotrauką į tai, kaip jinai buvo prieš tai. Nuimu reset, confirm.
Tai turėjau aš tokią nuotrauką ir ką aš padariau, kaip jinai atrodo, taip kaip jinai atrodo dabartiniam vizualė, tai aš pirmiausia pašalinau foną. Turim dabar be fono. Ir kad tą nuotrauką iškelti, aš pasižymiu tą nuotrauką, einu į Edit, einu į čia Shadows ir galiu dėti įvairius čia šešėlius po nuotrauką, galiu užstrigo kaip tyčia, galiu šešėlį tokį uždėti, tokį, galiu apvesti, dabar čia toks buvo populiarus toks būdas išskirti dalykus socialiniuose tinkluose ir, pavyzdžiui, dabar pakeliauju žemyn aš truputėlį ir turiu papildomus nustatymus, galiu spalvą pakeisti, tarkim, aš būsiu dabar baltai apvesta, truputėlį aišku, kad nebūtų nukirptos kojos žemyn patraukti ir turiu tokį vaizdą. Arba jeigu taip, kaip buvau padarius aš, tai berods dabar buvau panaudojus Glow maketą, pakeitus spalvą buvau į tamsią, gal ne juodą, gal kažkaip taip. Ir čia galima irgi pažiūrėti, ar daugiau šėlių, tai nelabai gražiai atrodo, tai čia truputėlį pasižiūrėti ir kaip mes norim sukurti kokį efektą. Tai galima padaryti ir taip iškelti objektus. O jei sukuri vizitinės, bet nori jas parsisiųsti lape, kad viskas būtų užpildyta tomis vizitinėmis kortelėmis, tai taip įmanoma. Tuo žiūriu, aš gal išsijungsiu truputį iš šitų dalykų, nes jau per daug neberandu, ką mes čia kur veikiam. Taip, tai dabar grįžtu į visi dizainai automatiškai išsisaugo Canva programoje, jeigu mes turim internetą. Tai reiškia, jeigu padarėt tam tikrą dizainą, jis atsiras čia. Ir viskas yra. Aišku, aš į aplankalą įdėjau, tai pas mane dabar aplankalė tas vizitinės dalykas, tai kaip daryti, jeigu norim, kad daug būtų lape, tai mes parsisiunčiam tą vizitinę, darom daugiau darbų, truputėlį, aišku, teisingus čia nustatom visus dalykus, jeigu spaudai, tai irgi susitvarkom viską, ką mums reikia, parsisiunčiam vizitinę, tada mes spausdinsim ant A4 formato lapo, pasidarom A4 formato lapą, susirašom. 10,7, sukuriam. Ir tada jau čia susidedam tas vizitinės į tą lapą. Tik aišku, čia labai sudėtinga, nes mes, kad tos proporcijos nepamestume, mums reikėtų eiti į position, pasižiūrėti, kokio dydžio ta vizitinė yra ir taip toliau. Tai čia toks labai sudėtingas darbas ir kai siunčiam spaudai vizitinės korteles, tai jie patys ten viską susidėlioja, mums nereikėtų sukti galvos, mums užtenka nusiųsti PDF failą ir jau ten spaudoje jie viską susitvarko, susidėlioja, tai nebent patys namuose spausdinam, pjaustom, tai tada taip, bet jeigu siunčiam kažkur kitur, tai jie viską žino, kaip ten padaryta. Taip, ar yra galimybė padaryti automatiškai gerą nuotraukų koliažą, sukeliant pasirinktas nuotraukas? Tai yra tų būdų, kaip sukurti koliažus. Dabar naują puslapį, pavyzdžiui, sukursiu, ištrinu tą foną. Yra Elements, yra Grids ir aš paspaudžiu ant tinklelio, kurio noriu ir tada tiesiog sutempiu nuotraukas. Turiu dabar, pavyzdžiui, tokį tinklelį ir grįžtu dabar į savo nuotraukas, galiu įskelti, kadangi savo neturiu, tai aš deduosi tiesiog, sukeliu tiesiog, kaip paprastai nuotraukas susidėliau. Dabar aišku, aš bet kaip dėlioju, tai kad parodyti tą techninę dalį ir turim tada išeksportuojam kažkokį tinklelį. Galim pasidėlioti visai, ten daug įvairių dalykų yra su tais tinkleliais. Yra vieni, kur su siauresnėm linijom, kiti su platesnėm, tai čia jau reikėtų truputėlį įdėti darbo pasiieškoti, bet tokia galimybė daryti yra. Taip, ir paskutinis klausimas, ar galima su Canva sukurti L parduotuvę, tai kol kas ne. Tai ačiū Jums labai, kad buvot kartu
ir išlikot iki pačios pabaigos ir dar smagiau matyti paskutinį komentarą, kad Alma jau prisijungė prie Noriu daugiau, tai greičiausiai su Alma dar kartą šią savaitę pasimatysime į chat konsultacijų. Tai ačiū Jums labai ir iki pasimatymų kažkur kitur.